proto paslaptys. Čia proto pemza. Čia labai internet-based yra visa ta istorija. Kas irgi padaro... No, ne prida plus internetui. Ne. Šiandien vindikuosime internetą. Labai ne. Sveiki prisijungę ištikimiausiai audio turinio gurmanai. Gelbėjimosi šiaudas skęstantiems nuobodulio jūroje tiesia proto pemza. Skalsiausias kraujinis vėdaras ant desertų stalo. Patogiai įstaisykite prie audio vaišių, mat atėjo laikas pasveikinti šiandienos kulinarų brigadą. Išmonės steiko vartymų šiandien užsiims ne kas kitas, o grillmeisteris Aivaras. O, džampo. Kruopščia klausiamųjų prieskonių dėlionė jūsų paletį lavinti rūpinsis padažininkas Povilas. Ni hao. O patiekalą alkanoms jūsų ausims pristatysiu aš, padavalka Vilius. Kas nutinka, kai kaktomuša susiduria tobulai vienas kitą atitinkantys sutrikimai? Kuomet viena pusė desperatiškai geidžia būti suluošinta, o kita dega troškimu šį norą išpildyti. Šiandienos kontekste tokios pažinties rezultatas 30 kg vartojimui paruoštos žmogienos. Pagrindiniam patiekalui šiandien traukiame istoriją apie Armen Maivesą, geriau žinoma Rotenburgo kanibalo vardu, bei jo valingą auką Berntą Brandisą. Tikiuosi, kad bjaurastį mėgstate, nes norėdami tinkamai išskleisti, ar kaip tu pasakytum, Pražerkti temą. pasakojimai skirsime visus 2 epizodus. Ir pažadu, per tas kelias valandas, mėlyje, kartu nusileisime į tamsiausią žmogiško patyrimo užkampį. Tai kad ir kas bevalgo dabar, ar jiem reiktų sustoti? Ar jau yra per vėlu? Šiam epizodui ne. Jeigu esate stipresnis skrandžiu, šį epizodą galit toliau valgyti. Tikrai nebus malonu, net neapsimesiu, tikrai nebus malonu. O visą mėsą, tikrai to žodžio prasme, paliksim antram epizodui, kurio tikrai nerekomenduoju klausyti silpnesnių nervų žmonėms, bet daisim iki tol. Prieš sėdant prie stalo, malda šaltiniams. Pagrindiniai ingredientai šiandienos mišrainiai buvo 2. Pirmasis – Lois Jones veikalas pavadinimu Kanibalas. Nors ir nebe savo trūkumų, knyga itin detaliai apžvelgia Armeno Maiveso patologiją nuo vaikystės iki skerdinių nakties. Antroji sudedamoji dalis – Gunterio Stampo veikalas Interview with a Cannibal, kuriame visą savo paties bei nusikaltimo genezę apibūdina pats žmogėdra. Dėl to istorijos detalumo pobūdis ekstra gilus. Pirmą kartą nuo panerių istorijos įdant neišmesčiau skrandžio turinio ant žemės, skaityti šaltinius turėjau su pertraukomis. Tikrai nuoširdžiai nekartą pykinu. Ir nors pačios šlikščiausias detalės rezervuotos antrajam epizodui, perspėju dar kartą, jautresniems klausytojams tikrai gali būti sudėtinga. Kaip ir kiekviena mūsų žemės... Pala, smarkuolė. Matau plane pažymėjęs, kad Oxylabs norėtum paminėti, ne? Oxy what? Čia žinok, skamba kažkokia farmacijos įmonė. Turėk sarmatos vėliau. Oxylabs. Po kokio akmeniu palindęs, kad nežinai. Gerai, dovanokit. Gėda kažkaip net už tave. Tai ateičiai. Oxylabs yra viena didžiausių business to business, software as a service ir visokių kitokių angliškų dalykų įmonių visoje šalyje, o jos paslaugomis naudojasi didžiausi pasaulio verslai. Man pradeda atrodyti, kad mes integracijoje esam. Baigtų. Oxylabs komandoje daugiau nei 500 profesionalų. Ir teko girdėti, kad jų duona technologiniai iššūkiai, kuriuos spręsdami jie tobulėja kaip specialistai. Oxylabs nestabdo augimo apsakų ir šiemet planuoja savo gretas papildyti net 100 žmonių! Ok, o kur, pavyzdžiui, man pasitikrinti, ar mano neįkainojami gabumai jiems reikalingi? Jei iš tikro jaučiate, kad norite augti, tobulėti ir pasiekti daugiau nei iki šiol, ryškiai netau vėliau čia, užsakyk career.oxylabs.io ir pasižiūrėk, gal rasi ką nors tinkamų ir savo. Kur apsilankyti? Kur? Ogi career.oxylabs.io. Nuorodą rasi epizodo aprašyme. Kaip ir kiekviena mūsų žemės pabaisa, Rotenburgo žmogėdra Arminas neišdygo iš po žemę. Gimė jis 1961 m. gruodžio 1 Valtraudos ir Dyterio Maivesų šeimoje. Pirmieji Armino gyvenimo metai vakarų Vokietijos Holsterhauseno miestelė. Holsterhausen. Tai šitame miestelėje tie pirmi metai bėgo be didesnių ekscesų. Armino tėvas buvo policininkas, o mama sukosi namie, kur be Armino gyveno dar 2 berniukai, broliai iš motinos pirmosios santuokos. Broliai buvo gerokai vyresni, o ir patį Arminą Valtraudą pagimdė būdama 40. Tuo metu vaiko tėvai buvo 21.
Nepaisant to, ankstyvoje vaikystėje būsimasis žmogėdra Arminas nelabai kažkuo ir išsiskyrė. Na, nebent to, kad jam gal kiek per daug patiko Jonuko ir Gritutės pasaka. Net Man nepatiko, kai aš buvau mažas. Tikiu dėl kitų priežasčių, Aivarai, nes kaip sakė jis pats, net ne pati pasaka, o scena apie raganos maistui penimo Jonuką. Okay. Mažasis Arminukas vis vaizduodavosi esas ragana, kuri ruošėsi vakarienį suvalgyti mažą berniuką. Sukrėtimai Armino gyvenimą pabiro, kuomet jam buvo 8. Pirmiausia, namus paliko vyriausiasis brolis Ingbertas, išmainęs Vokietijos užkampį į biologinio tėvo kompaniją Berlyne. Tais pačiais metais išsiskyrė ir Valturdos bei 19 metų už ją jaunesnio Dyterio keliai. Vienintelis ryšys su tėvu Arminui liks jo mokami alimentai. Paskutinė Vinis Armino vaikystės karste buvo mėgstamiausio brolio Wolfgango išvykimas į Berlyną. Būdamas maždaug 8, Arminas liko vienas su beveik 50 motina, visa širdimi nekentusia jai vieną palikusi vyru. Vėliau Arminas policijai pasakos, kad išvykus tėvui ir broliams jo širdyje atsivėrė neužpildoma vienatvės tuštuma. Tai jis buvo artimas su jais. Jo, jis atsiminė labai nostalgiškai tą laiką su tėvais. Ir jis netgi pats buvo pažymėjęs, kad nepaisant to, kad jie pykos, aš vis tiek nebuvau vienas ir jie buvo, ganėtinai didelė šeima. Turėjo brolius, kurie, ten nežinau, kiek meilės buvo tam vaikui, bet jam labai, kaip ir vaikui, buvo smagu leisti laiką su jais. O yra informacijos apie pirmą vyrą, kad liko visi vaikai su jie galiausiai, bet kaip suprantu, jie normaliai, tęsiai savo gyvenimą. Visiškai, tai vienas jų tapo pastorium, o kitas tapo programuotoju labai sėkmingu. Ir tada ir vienas tapo žmogėdra. Tai 33% success ratas yra. Šiam 6. Jeigu pastoriu. Ką apibrėži kaip sėkmę, ne? Jo, bet bent jau 2 iš 3 vaikų visiškai normalus yra. Bet kuriuo atveju, tai apie pirmą santuoką daug nebuvo informacijos, tiesiog, kad Valturda buvo sunkios asmenybės visada. Ką viena vertus galėtum suprasti, ji subrendo prieš Antrą pasaulinį karą, jau užaugo, kai Hitleris buvo valdžia, buvo jos brandos metai, kas reiškia, kad ji turėjo pergyventi visą Antrą pasaulinį karą, jau kaip brandus žmogus, tai tikiu kažkokių randų palieka tavo savivokoje. Neturėjo nostalgijos tiem laikam? Funny enough, nostalgijos bent jau nebuvo išreikštos, bet ji mėgo tradicinius rūbus labai, buvo parašęs savo šeimos istoriją pati. Ją neįtraukė savo brolio, kuris mirė Prancūzijoje 43 metais. Įdomu, ką veikdamas. Tai toks... Gal nelaimingas atsitikimas, kai jis pardavinėjo Avon kosmetiką. Tikriausiai. Bet įtraukė brolius. Vienintelis vokietis tuo metu Prancūzijai. Ir tam nepasisekė. Mes turim blogą vardą nešę mūsų karių, bet aš čia ne dėl to. Aš dėl puodų. Jo, tai bet įtraukė visus savo, sakykime, brolius, kurie Prūsijos karuose kariavo ir ne brolius, giminaičius. Mokykloje Arminui sekėsi pakankamai gerai, kad niekas jo nepastebėtų. Draugų vaikas nedaug turėjo. Buvo itin jautrus, o dėl mamos parenkamo garderobo buvo nuolatinis pajuokų objektas. Ei, čia visiems mums buvo šitas. Lederhozenai. Visiškai taip, Aivaris. Mama tik dėl jai suprantamų priežasčių jį rengdavo tradiciniais bavariškais rūbais, kuomet jo visi klasiokai dėvėjo džinsus ir marškinėlius. Kaip žmonės. Taip, nes buvo vėlgi, jis gimė 61, tai kai mokyklai buvo 9. Ta prasme, galite įsivaizduoti, kad tradiciniai rūbai nelabai tuo metu jau ėjo į trasą. Bet netrodo, kad Arminui, kuris turėjo fiksaciją ties jaunukų ir Grytutė, jam turėjo labai skaudėti dėl šito. Jisai vėliau atsiminė tą kaip priežastį, dėl ko iš jo juokdavos aplinkiniai. Tai tikrai jam nepalengvino, starto pozicijas nepalengvino mama su šituo pomėgiu. Tai mano striukiant iš augimo dar gerai yra. Jo, dar man pasisekė, bet jo ekvivalentas yra jo dėliotojo kostiumas kažkoks. Atsimeni tą labai juokingą nuotrauką, kur Hitleris yra su ilgom kojinėm, šortais. Tai va šitie rūbai, literaliai šitie. Taip. Kaip per Simpsons rodo mažus vokietukus. Helmutas tas, kur buvo. Taip, o čia taip jį leisdavo apsirengusi. Lederhozen. Po pamokų likti su vaikais Arminui leidžiama nebuvo. Turėdavo tuoj pat skuosi namo, kurie laukia nesibaigiantis namų ruošos darbai. Ir kas, ir man reikėdavo kambarius po pamokų tvarkyti. Kažkas galvojate ir tikriausiai esate teisūs. Bet spėčiau, jūsų mama, skirtingai nei Armino, nevadino jūsų tarnuku, tarnu ar tarniuku. Padavilius, pavyzdžiui, būtum buvę. Ačiū, Paului, už pavardę, kurios aš niekada nenorėjau, bet... Eik, tu padavėjų pristatei šiandien. Tai... God damn it! Gotcha, Užverčia ko. Klasiokams bandant vaiką išsitemti į lauką, Valtrauda visada sugalvodavo priežastį jo neišleisti.
Tai namų darbai neparašti, tai per vėlo, tai prasikaltęs už bausmę ir turi namie sėdėti. Ai, tai jis norėdavo bendrauti su kitais. Jį kviesdavo vaikai į lauką, Jo. nes maža bendruomenė vis tiek, net nėra ir daug iš, Kaimas, daug, jo, nėra daug iš ko rinktis. Arba pažvengti tik tai iš jo. Net jeigu ir taip, Bent jau ateik. vis tiek geriau nei su mama namie būti. Sociumo. Vadinamasis Arba- charakterio auginimas, žinai. Arba turėjo geriausią kažką kamuolį iš visų. Futbolą. Labai abejoju. Smarkiai. Armino mokytojai pastebėjo, kad skiriamasis jo bruožas buvo tapęs amžinas noras visiems įtikti. Nes jis tiesiog nebuvo išmokęs kitaip. Jis visą laiką namie turėjo įtikti mamai ir viskas, ką jis norėjo padaryti, įtikti žmonėm, kol buvo vaikas. Noriu pataisyti žodį neišmokęs, o išmokytas. Jo, tiesiog nieks nelabai užsiėmė jo mokyti kažko. Tiesiog turi tarnauti ir jokių Ne, klausimų. kad, ta prasme, kad nebuvo kitų sąlygų, kaip vaikui. Ne, visiškai. Visiškai tai teisingai Paulai. Socialiniai ratai maksimaliai apriboti. Jo. Ir čia irgi aš neakcentuoju to taip stipriai, bet po to, kai išeina visi vyrai iš namų ir lieka Arminas ir jo mama, jį pasidaro ekstra rūgšti. Labai rūgšti, ypatingai vyram. Jie, tiesiog nekenčia vyrų, nes ją 2 kartus paliko ir visi kalti išskyrus man. Ar tą patį mama darė ir kitiem vaikam? Kaip supratau, net jeigu ir darė, jie buvo vis tiek 2 kartu ir dar buvo ir vyrų kitų. Jie nei vienas neliko vienas pats su ją. O jisai vienas liko ir dar labai vaikas. Jis nuo 8 metų tiesiog su labai jau ir pagyvenusi mama, kur vis tiek ir... Ir turbūt žinojau, kad yra kažkur tėvas, kuris yra normalesnis ir panašiai. Kaip tu tarpu Dieteris netrodo, kad labai būtų buvęs įsitraukęs į savo vaiko. Dieteris 21 metų dičina šitą situaciją ir išgyvena. Turi dar ko patirti gyvenime. Jo, visiškai. Tai skamba kaip skandinaviškas labai vardas. Žinant, kad tai yra tos kultūriniai sąsajos tarp germanų ir skandinavų, nestebina, bet irgi įdomu, tas šeimos backgroundas, iš kurio jį galėjo irgi ateiti. Ji yra iš kažkada buvusios kilmingos ūkininkų šeimos, kurie turėjo nemažai žemių, nemažai pastatų, bet ta šeima per laiką nusigyveno iki Armino galiausiai. Finalinė instaliacija iš tikrųjų. Gal nemažai ir incesto turėjo? Tikrai, kas neturėjo, žinai, kam nepasiekė. Šiuo metu atrodo, kad iki Valtraudos nusigyveno, nes jinai čia nedėlioja dalykų. Ne, Valtraudas šiuo metu yra, aš čia skaitant matau ją kaip sulūžusi žmogų visiškai, kuris nėra pajėgus pakelti savo sprendimų naštos, nes gyvenimą ji didesnė dalim pasirinko pati, kurį nugyvena, bet kai nepaėjo kortą su savo pasirinkimais, tada tapo kalti absoliučiai visi išskyrus jį pat. Man kol kas šviečiasi kaip didysis istorijos blogietis. Labai gali būti. Bet, Aivar, gerai, kad užsiminiai. Tačiau neskubėkime gailėti Arminuko iki galo. Visų pirma, kaip pastebėjo bendramžiai, Arminas buvo toks lepūnėlis, kad turėjo fucking ponį vardu Polį. Ne kokį Polį. Bet vėlgi, ne kokį darbo žirgą, bet žaislinį arkliuką, kurį jam nupirko per kelis darbus dirbanti mama. Ji tuo metu dirbo Avone, beje, kur eidavo door to door ir ten labai gėdavo šitą dalyką, nes nemalonu buvo tai atlikinėti, dirbdavo vakarais. Ypač laikė save kilmį. Jo, visiškai, bet turėjo kažkaip išgyventi ir kai paties Armino yra atsiminimai apie mamą yra, kad jis matydavo ją vaikystėje liūdną, nes jie buvo labai neturtingi. Tarsi ten tėvo alimentai labai minimalus yra, nelabai daug kažko likę, nėra kas padėtų, mama neturi jokio skilo. Realiai, įgūdžių jokių. Jo, neturėjo jokių darbo įgūdžių, tai teko versis kaip galėjo. Bet vis tiek tam kontekste mažas Arminukas likęs vienas su mamyta turėjo ponį, su kuriuo jodavo iki mokyklos. Su tais rūbais? Taip. Tai ne tik, kad, nes iš pirmo žvilgsnio, kai pradėjai pasakoti, atrodė, kad jinai pakankamai versdavo ten dirbti ir tai šitai buvo. Taip, tai buvo. Ir buvo labai stiprus lepinimo. Yra abu dalykai kažkuria prasme gali būti tiesa, kad norėjo, kad jis, jaustus kaip vaikas fainai, bet kartu ir, labai prispaustas vaikas, ne? Dar daugiau, Arminas nebuvo totaliai vienas, kaip bando kai kurių šaltinių autoriai perteikti. Turėjo 2 labai artimus draugus, Volkerį ir Bertholdą, su kuriais leisdavo laiką tiek pamokų metu, tiek ir gavus akimirką pabėgti nuo mamos priežiūros. Tai kitaip tariant, jis neturėjo daug draugų, bet turėjo 2 draugus, kurie liko su juo praktiškai per visą mokyklą ir nors jį dažnai patikė kaip vienišių, daug žmonių, kurie totaliai normalius gyvenimus pragyveno, būtų norėję turėti 2 draugus per visą mokyklos istoriją. Ir ponį. Arminas, Volkeris ir Bertoldas. Gera trijulė. Ir ponis.
Ir Polish, Polish. Jo. Tai šitoj trijulėje, nežinau, kartu su poniu Arbe, Arminas išsliūkdavo užsiminėti gan šlykščiamis pramogomis. Netoliese buvo atvira kiaulių skerdikla, pro kurios tvorą vaikas su draugais stebėdavo kasdien. Visą ten matomą žiūrumą, lėtai, bet užtikrintai savo normalizuodamas žudimo procesą. Pats Arminas atsimena tai kaip vietą, kur jam pradėjo mėsa nebekelti jokio, nežinau, šleikštolio. Pats skerdinės atrodė tiesiog šiandien skerdinės. Aš daug nesu matęs, bet galiu paliudyti, kad kai darinėja keulę kaime po kelių kartų tau jau tai kaip ir yra normalu, pats eini dar ten pjaustai ir krapštai. Tai Pakišęs padelę, Aivaras laiko. Man kraujo ir iš! teko laikyti, man atrodo. Čia jau kiti dalykai. Ar čia istorija yra apie Aivarą Maivesą? Maivas. Pagrindinė problema jaunojo Armino gyvenime buvo subyrėjusios šeimos skausmas bei emociškai nepasiekiama mama. Neturint su kuo pasidalinti skausmu, vaiko vaizduotė sukūrė jam substitutą. Įsivaizduojama broliuką vardu Frenkis. Okay. O Frenkiui Arminukas pasakodavo viską, net pačias tamsiausias savo fantazijas. Tai čia buvo įsivaizduojamas draugas. Įsivaizduojamas draugas, tik jam jis buvo ne draugas, o brolis. Taip. O jis turėjo kažkokią fizinę atmainą? Ne, jo ne, pasaulyje? Jis tiesiog gyveno jo galvoje. Jo. Okay. Taip. Frenkiui jis pasakodavo, pavyzdžiui, užtikrintai brėkštantį norą, ką nors nužudyti ir suvalgyti. Galima paklausti, o kodėl žmonės, būtent, pavyzdžiui, ne kiaulė papilta ar kažkas to, kodėl žmogus? Vat labai gerai, kad paklausė Aurai, nes pradžioje Frenkiui pasakomas fantazijos buvo priešnodis vienatvei. Arminas manė, kad suvalgęs žmogų niekada nebebus vienas, nes maistu tapęs žmogus amžinai bus su juo. Tai jis žudimą ir valgymą traktavo ne kaip suaugęs žmogus matytų žudimą ir kito žmogaus kanibalizmą, bet jeigu aš... Absorbcija. Jo, taip, ir jis netgi naudavo terminą įdėsiu į save, kad susidėsiu į save ir tada tapsim vienu ir aš niekada nebebūsiu vienas. Bent jau jo toks atmazas yra tam, ką jis vėliau padarys. Itin religingoje šeimoje augusiam Arminui pirmasis idėjas apie kanibalizmą mestelėjo ir bažnyčia, bei transsubstanciacijos ritualai. Jį kiekvieną sekmadienį, galvoja Arminas, galima valgyti išganytojo kūną, kodėlgi neparagavus ir kieno nors kitą. O čia aš galvoju, kad šitas turi sužaisti kažkur. Taip. Žinant vokiečius. Ir vaikai, ypatingai jo galvoja, kai jau yra perėjęs šuolis į tai, kad suvalgyti, suvartoti kitą žmogų yra kažkokia meilės išraiška, tada tu turi labai religingą, pareigingą šeimą, kur tu kiekvieną savaitę matai tą patį procesą pasikartojant. Ir vėlgi, būnant vaiku, plemba. Daug dalykų gali susijęti, kurių nereikia susijęti. Ir tai, kad daug susiję, bet nenueina tiek toli, kiek Arminas jis galiausiai. Ypač jeigu nelabai kalbėsi ten, nebūtinai net su draugais, o ten, pavyzdžiui, su savo mama apie tai, ką čia reiškia, tai tau gali labai visokiausių interpretacijų susidėlioti. Labai greitai. Ir jog, tu kas savaitę valgai Kristaus kūną, ir tai yra didžiausia, vienas švenčiausių aktų, kuriuos tu gali atlikti mišių metu. Tai... Svarbiausia savaitės diena religinė prasme. Metams verčiantis paauglystės link, Armino kanibalistinės fantazijos pradėjo įgauti Baunerio aromatą. Svajos apie kramtomus... Nenori žinot, koks yra Baunerio aromatas. Svajos apie kramtomus spenelius ar sodrią šlaunų mėsą susipynė su hormonų jūromis ir įgavo itin savitą seksualumo savivoką. Mintys apie atveriamą krūtinės ląstą ar plikomis rankomis valgomus plaučius Arminui buvo pirmasis sąlytis su mintimis apie kūnišką aistrą. O jam yra kiek metų, kai tai prasideda? Čia yra 70 kažkelinti? Pirmos seksualinės mintis susijusios su kanibalistiniais polinkiais yra, jeigu neklysiu, nuo 12 iš. Tai 7-3 jau ir tas laikas, kai pradeda, jis pradeda... Ne tokie vaizdiniai, bet tu apie tiesiog brandos pradžia ir jo pirmieji susijaudinimai yra su plaučiais valgomus. Jo, kasdien žiūri, kaip kiaulė skerdžia. Tai taip. Dar kur aš lenkiu, tai ar populiariojoje kultūroje neatsirado kažkokių tai papildomų dirgiklių jam? Kaip filmų arba tokios laisvės rodomuose dalykuose, kurie ne tai, kad skatintų jį, bet tikrai nesustabdytų nuo galvojimo apie tai. Vėliau, kai jis bus 16-17, bus labai stipriai linkęs į hardcore siaubo filmus, slasher filmus, zombie filmus, kuo daugiau lavonų ir išnagrinėtų kūnų, tuo jam fainiau. Bet
Manau, šito vietoj svarbu pastebėti, kad nėra, kad jis pažiūri filmus ir tampa kanibalu, bet jis yra žmogus, kuriam patinka lavonai ir dėl to susisieja su... Ateina su potraukiu. Jo, ateina su potraukiu. Aš, pavyzdžiui, irgi mėgstu zombių filmus. Jo, tai aš mėgstu zombių filmus, bet jie niekada man Bonerio nėra davę. Žinai, čia labai kol kas skirtingi patyrimai. Gerai, vėliau apgynė savo filmų industriją mūsų kontekste, ką tik. Mažai kanibalą labiausiai domino gražūs, sportiški ir populiarūs berniukai. Nors mergaičių mėsa, kaip sakė pats Arminas, būtų buvusi ne ką mažiau skani, jis buvo įsitikinęs, kad mergaitės yra per daug svarbios. Jo galvoje moteris skirtos gimdyti vaikus, o ne malšinti apetitą. Arba tai gaminti daugiau mėsos. Iš motinos irgi atėjęs gal su idealizavimu, ar ne momentas kažkuria prasme. Labai idealizavo savo motiną. Žinok, bent jau jo intervuose to idealizavimo nebuvo, labai daug ir paauglystė tas atsiskirimas vis tiek įvyko kažkuria prasme. Taip. Bet, žinai, galbūt iš pradžių būtume žinoję kaip Arminą, kuris išmėsinėjo savo mamą, nes labai dažnai, man atrodo, kad visai artimam rate Ed Gein, serijinis žudikas, irgi savo mamą nužudė. Tai tam siauram savo namų rate, ypač kai tu esi labai sekuliariai toks uždarytas namuose, tai galbūt ir nuo to pradėtum, bet mama reiškia kažkiek buvo svarbi, kaip ir visos moteris. Tai galų galę turbūt iš jos girdėdavo vos ne kasdien, kaip čia vatinai vaikus gimdė, augino ir panašiai. Tai plus visą laiką tikras, kad namie buvo pateikiama, kad vyrai yra blogis, nes ją paliko, tai jis tikrai prisiklausė, kokie ir jo broliai blogi, ir kokie ir pirmas ir antras, visi labiau pateisinama valgymo auka. Taip, vyrą galima sunaikinti, nes jis blogas, o moteris yra svarbi, nes gimdo vaikus. Ir nors nei vienam šaltiniu nebuvo to paminėta, išskirta atskirai, kad mama jam tai įdėgė, nemanau, kad jis pats sugalvojo šitą dalyką visiškai faktorių samplaiką. Kita vertus, galėjo irgi seksualumą susijęti savo, tarkim, homoerotinės fantazijas su tuo, kas jam buvo faina. Jeigu jam faina valgyti ir jis jaučia, kad įtraukia berniukai, tai tu nori valgyti berniukus tada, o ne mergaitės. Jo, ir mama sakė, nuo visi vyrai kiaulės iki double bacon ant tavo burgerio. Literaliai visi vyrai kiaulės. Tiesioginė to žodžio prasme, tik jis labai per daug universaliai priėmė šitą pasakymą. Eseno apylinkės Arminas su mama paliko, kuomet jam buvo maždaug 16. Pasimirus Valtraudos artimiesiems, duetui atiteko senas 2 aukštų namas Rotenburge. 1500 kvadratų ploto fachverkinės stiliaus name plytėjo 10 nenaudojimų kambarių, todėl vietos Armino fantazijoms viešėti nuo šiol tikrai netrūks. Ar jis 16 paveldė rūmus? Ne, jo mama. Jo mama, taip. Atsiprašau, bet jie paveldė rūmus ir jie dviese ten tik ir gyvena? Taip. Bet didžiuliai namai. Namai didžiuliai su 36 maždaug kambariais per 2 aukštus ir ten kadaise gyveno kelios šeimos dirbusios ūkį. Tai įsivaizduokim, jeigu dabar paveldėtų dvaro pastatą, kas mums būtų geriau suprantam. Tiesiog Vokietijos centrinės kontekste tas pastatas kitaip atrodė, bet dydis yra kosminis. Tikrai. Tai giminės likučiai dydybės. Taip, visiškai tas namas yra 17 amžiaus. Belenkokio senumo. Mėnesą įdėjo vienatvė ir liūdesys. Visiškai. Armino paauglystė iš esmės bėgo griežto režimo namų arešto sąlygomis, kur Valtrauda atstojo tiek prižiūrėtojus, tiek ir kitus kalinius. Aplinkiniai nekartą girdėjo mamos pakeltą toną už menkiausią nusižengimą. Tai jis ne taip ką nors išvalė, tai įrankius neteisingai laiko. Vaikas jai niekada neįtiko. Bet kartu ir lepino baisiai. Lepino vaikystėje ponių ir... Jam augant jau nebuvo jau tokia švelni. Visi žmonės, kas kalbėjo apie Arminą ir mamos santyki, nesvarbu kiek jam buvo metų, pastebėjo, kad jis buvo uždominuotas mamos visiškai. Draugai jo, kurie augo su juo, kai jų klausė, ar jo mama kažkaip išsiskyrė, jie sakė, taip, ji dominavo, bet tai nebuvo didelis skirtumas nuo to, ką mes visi patyrėm. Nes čia yra, vėlgi, žmogus užaugęs mid-30s, ir turintis vaikų, kai jam jau 40, ir tas elgesys yra sąlygotas, pasenusių praktikų kažkokių, pagarintas visokiais gyvenimo skausmus. Jo, ir nutikiu, kad Arminas nebuvo vienintelis visam regione, kuris turėjo valdingą mamą, pavyzdžiui. Tai dėl to jie downplayino šitą kaip, kam nepasitaiko turėti valdingą mamą, ne? Vėliau Arminas pasakoja, svarstęs, kad nuolatinius nurodinėjimus galėtų pabaigti, jei mama, pavyzdžiui, nukristų nuo laiptų. Įdomu, kad jos silpnumo momente, tu tai galvoji. Tai tik tai tada, kada jis silpnais jautęs galės kažką padaryti. Totaliai uždominuotas itin valdingos mamos, Arminas gan sunkiai vystėsi į savarankišką vyrą. Kaimynai atmena kartą šiaip netai prisikvietę Arminą į
kone kas mėnesį vykstančią kaimynų sueigą. Atvykęs į šventę, Arminas rinkosi glaustis ne prie bendramžių, o sėdosi prie vaikų stalo. Ir tą darė savo noru, tuo metu, kai žmonės įkvietė eiti prie savo bendramžių. Alaus bokalą išgerti. Jo. O kiek jam metų? 17. Ir sėdo prie 12-mečių, nes jam buvo lengviau komunikuoti su jais. Jo, nors ir vėl tokių yra žmonių. Yra vėlgi. Tai va, aš kodėl iš viso apie tai kalbu, nes toj vietoj, kai žmonės kalba apie Armino paauglystę, vaikystę, visi be išimties naudoja tą patį epitetą keistas. Nu, jis keistas. Taip, savotiškas, bet... Jo, jis netrodė niekada, kad yra pavojingas, bet keistas. Matėsi vis laik, kad jis kažkoks kitoks biški negu kitie keistesnis. Ne? Bet, pavyzdžiui, pats Arminas keistam tokiam savo elgesiui kūrė kiek kitokį naratyvą. Pasak Žmogėdros. Turėjau aš tų draugų. Bet ką aš jiems galėjau papasakoti? Kad noriu suvalgyti kitą berniuką? Su niekuo negalėjau apie tai pakalbėti. Nei su mama, su niekuo. Likau vienas su savo rūpesčiais. Tam laikui nestebinanti irgi tendencija. Vokiška, puritoniška visuomenė, aš įsivaizduoju, nebuvo lengva kalbėti toli gražu apie kažkokius dalykus seksualinius, o aš įsivaizduoju, kad nebuvo kažkokios tai seksualinės edukacijos tuo metu. Net nepuritoniškai visuomeniai papasakot, kad tave kanibalizmas traukia, ne, būnant paaugliu, pas terapeutą nuėjęs galėtų. Taip, kalbėti, bet vėlgi, čia yra, jeigu jam 16, tai 77 metai. Taip, nėra visai. Ir vėlgi, ne Berlynas, ne Münchenas, čia yra mažas miestelis, jo kaimelis. Bet šitoj vietoj, kai perskaičiau tą citatą, vėlgi, kiek jis retrospektyviai konstruoja savo naratyvą, kiek čia tiesos yra, bet šita vieta tokia, kam? Kam papasakot, su kuo man būt draugais, kai aš noriu, žinai, papjautą ir suvalgyti, kur čia yra ta vieta. Bet čia įdomu, jeigu jis buvo su draugais, kažkada stebėdavo skerdynės, ar ne, keulių. Jie turėdavo pašnekėti. Nebūtinai apie seksualinę pusę šito reikalo, bet kad įdomu būtų pavalgyti ar kažkas tokio. Jis bent jau pats kaip pasako, apie kanibalistinius potraukius niekam niekada nepasakoja. Tai buvo visiškai tabu jam. Jo, kaip supratau, iš jo jis ganėtinai anksti suprato, kad tai yra tema, kurios geriau neliest ir išmoko ją laikyti maksimaliai savį. Turiu nuojautos, kad sveikai Armino raidai nepadėjo ir mamos geriausia draugė, su kuria Arminas ir Valtrauda leisdavo visai nemažai laiko. Nes pasakyk dar, kad kokia okultistė buvo. Aivarai, kaip pirštu į mėsos pyragą. Ula von Bernus gyveno gretimame name ir kažkuo pakerėjo ekstra konservatyvę ir religingą Valtraudą. O tai super keista, nes kaip Aivaras labai teisingai atspėjo, von Bernus buvo kone žymiausia vakarų Vokietijos ragana, labiau mėgusi šėtono šventikės epitetą. Ulos namai Arminui turėjo palikti neblogą įspūdį. Juodai išdažytos sienos, Liuciferio paveikslai, žmogaus kaukolės bei altorėliai velniai von Bernus namuose buvo tiek pat įprasta, kiek gintariniai paveikslėliai, kiek mažiau nupezusių močiučių apartamentus. Dar 15 metų ir groja kokį meihimą. Taip. Jis kažkurio metu gali būti labai formatyvus, cool moteris, kur išeina vokiškos metalo grupės vokalistas, kuris turi tokių polinkių kanibalizmą, bet tiesiog valgo ten, žinai, steiką ant scenos. Freezing. Jo. Būtent kažkas tokio. Beje, labai trumpai, bet Ula buvo populiari tuo, kad ji nuotoliu galėdavo nužudyti žmonės. Okay. Ir aš irgi, mano pirma reakcija yra, ne? Dėl ko ji tapo populiari visoje Vokietijai. Nes kai teisė už lyg ir pedofiliją, bijau pamiluoti, jos kažkokį pažįstamą, ji teigia, kad teikia jam paslaugas tam teisiamajam ir mirė 2 teisėjai ir prokuroras visi, kurie vykdė jo bylą. Ir mirė neiškiom aplinkybėm. Ir čia buvo jos visas, it is me, Ula von Bernus. Savo karpų plaukais jų arba tas užkrėtė. Tikriausiai. Ir, žodžiu, jie imdavo po kelius šimtus markių tuo metu, tarsi tu ateini pas Ula, ateini visą tą altorėlės išpuoštą vietą. Šie, karočią, yra teisėjas. Jo, taip, bet tarsi jį literaliai tuo versdavas. Jie paimdavo kelius šimtus markių iš tavęs ir galėdavo neva nugalėti. Kuriam kaime nebūdavo. Guten Tag, Frau Aneurizma. Exactly. Ragana Arminą atvedė į ritualinių aukojimų pasaulį, kur žmogžudystė vardan pasitenkinimo buvo ne tiek skandalinga, kiek reikalinga kasdienybės dalis. Prieš 2 minutės nemaniau, kad tokį sakinį išgirsiu. Bet esam, kur esam. Jau eina viskas įdomyn. Tai Armino asmenybės vakume greta autoritarinės mamos įtakos įsižiebė okultinės magijos pėdsakas, leidęs paaugliui drąsiau
žengti į savo fantazijas. Ir nors jis neužsikabino ant satanistinių praktikų, jam Ula paliko įspūdį. Taip, tas okultistinis, ar ne, laisvumas, kūniškas, seksualinis ir panašiai. Ir tai yra žavesio turintis visiškai, dalykas. kad nėra blogų fantazijų. Taip, realiai. taip, Kas vėlgi 99% atveju būtų žiauriai geras patarimas, bet va, šituo konkrečiu atveju labai nebuvo. Ar žmogaus gyvybė tada tokioj situacijoje jam mažiau ką reiškia? Čia gal tampa šitoj vietoj svarbiau jo pasitenkinimas negu kito žmogaus gyvybė. Yra dar ir kita, teko girdėti interpretacija dėl būtent Armino, tai kad jisai kalbėjo, kaip ir Vilius minėjo, tą tokį įsivaizdavimą turėsęs ateityje, kad tas žmogus, kuris miršta, jis tampa jo dalimi suvalgytas, ar ne? Tai čia tuo atveju ta gyvybė, jinai tampa tavo dalimi, tai kažkokiam iškreiptam protė, tai gali netgi pasirodyti kaip labai didelis ir gražus aktas, kad mes tampame vienu. Tai nebūtinai kažkoks nuvertinimas. Bet čia tik viena iš interpretacijų. Tai ką tu pasakei, Aivari, visiškai nesikerta su tuo dalyku, ką minėjau. Tiesiog vienu yra, kad jis supranta, kad jis atima žmogaus gyvybę, bet tą gyvybę internalizuoti į save, vėlgi pastatant savo poreikį aukščiau, tampa kažkuria prasme okei. Bet jo motivacija buvo, kad tiesiog tie žmonės, kad jis daugiau turėtų su savim žmonių, ne? Nebuvo, kad jis... Jeigu taip viską redukavosi iki kelių žodžių, tai būtų nebūt vienam. Jis manė, kad aš nebūsiu vienas, jeigu suvalgysiu kitą žmogų. Bet jis nenuėjo ten iki kažkokių, kad tai man suteiks kažkokios jaunystės ar kažkokių tokių dalykų. Buvo tiesiog, viskas buvo paremta. Jis nenuėjo visiškai iki to, kad man suteiks gal jaunystės, bet jis jau vėlesniam savo gyvenime įsiskaitė į kanibalistinių praktikų teorijas ir pradėjo galvoti, kad gali perimti tam tikras kito žmogaus savybės. Pavyzdžiui, jeigu geriau angliškai kalbantys žmogus suvalgys, kad pagerės tavo anglų kalbos gabumai. Tai baigiam ties Ula. Tai Ulos įtaka Arminui, kaip jį pasireiškia realiam pasauliu. Pavyzdžiui, paauglys po pažinties su jie pradėjo ardyti lėles ir apsimesti, kad kepa jų galūnes ant laužo. Būdamas beveik 20. Ne, čia dar jam yra 16 metų. Vis tiek jau amžius, kur tu žaidi Pretend Kitchen. Bet čia, matai, čia nėra žaidimas, visų pirma. Čia yra savo fantazijos išlaisvinimas ir paverčiant ją kažkuo apčiuopiamą. Tas Magic su CRK, ne? Ritualizuoja dalykus. Taip, jūs žaidžiate CS, aš užsiimu ritualais. Gal labiau padės ir šitą kepimą lėlių suprastai, kad nepasisotinės svylančių plastikų Arminas rado... Jis iš tikrųjų kepė. Tai nebuvo, kad pretend kepė. Ne, jis iš tikrųjų kepė... Svilino plastiką. Taip, svilino plastiką, manydamas kepa ugnį. Ir. Toj netikroji orkai. Aš taip ir galvoju, žinok. Šitaip gal netgi labiau krypį būtų, žinok, jeigu būtų 16 metų bičias prie netikros orkai. Pilsto arbatą meškiukam, tuoj bus karštas. Groja ponita. Ir taip nebebuvo, bet nereiškia tikėti, kad vis dar su tradiciniais vokiškais rūbais. Per mažais. Taip. Tai jeigu dar būčiau jo draugas svečiuose, aš būčiau ten paskutinį kartą. Tai nepasisotinės svylančių, va tokių plastikų, rado ir kur kas įdomesnį užsiėmimą, tai lipdyti žmonių organus iš marcipano. O tik suvalgyt gali skanu. Būtent. O ką jis lipdydavo? Galite paklausti. Ar tai buvo pimpaliukai? Aivarai, vėlgi, kaip pirštu į mėsos kepsnį. Pavyzdžiui, lipdydavo penį, kurį galėtų badyti šakute, apipilti kečupu ir po to sudraskyti gabalus. Jis visą laiką jau pergyvendavo... Dantimis sudraskyti gabalus. Dantimis, rankomis tuo metu. Bet tai marcipanas su kečupu, what the fuck? Tai nėra valgymui. Tai yra fantazijos išpildymas. Jis po truputį... Bet atsekim labai svarbų momentą iš to vietą, kad iki tol tai buvo pasakos Frenkių, tai buvo įsivaizdavimai, tai buvo noras kažką daryti. Paauglystės antroje pusėje mes perinam į fantazijos materializavimą į kažkokį konkretų objektą. Tai pradžiai lėlės, tada jau marcipano objektai, tada kraujo imitacija, tada draskimas, jau mes einam po truputį iš galvos į realybę. Jo, ir čia irgi kažkuria dalimi, čia nebandau ginti jo ir panašiai, net ta fiksacija ties genitalijomis. Tai irgi yra tam tikro vystymosi stadija, ar ne, jeigu ten tikėtumėm freudistais ir panašiai. Tai čia irgi, apart to, kad tu lipdai ir paskui draskai. Bet tai irgi amžius seksualinės frustracijos ir kiekvienas kaip ją moka suvaldyti, tai visiškai daro. Bet aš žinai ko, visų pirma, tai supratau, kad mano laisvalaikis labai normalus. O
Aš laukiu pirmojo gyvūno kažkodėl. Nebus. 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 Neatrodo, kad eitų link Ne, to. jis, matai, jam... Jis turėjo gyvūnėlį augdamas. Jis turėjo katiną, jis gyvūnėlį turėjo, jam gyvūnai Jo. buvo neįdomu. Bet tai įdomu, kad gerai, pavyzdžiui, kraujas, ne, kurį jis matė nuo vaikystės ir jis ten bėgo iš kiaulių, daugiausiai įdomu, kad jis neperėmė to proceso ant kitų, pavyzdžiui, gyvūnų. Bet Jam visas tikslas yra paimti kitą žmogų ir įdėti jį į save. Tai jis iš karto užsimbrėžė žmogų. Taip, nes jam reikėjo brolio. Taip, ir atrodo, kad tikrai yra tie motyvai. Ne? Nuo mažų dienų jaunukas ir greitutė. Ten yra, nežinau, gyvūnai valgomi, ten yra valgomi vaikai ir tu ties to užsidedi tą fiksaciją. Wow, ir jau tas skirtis tarp žmogaus ir gyvūno jau yra labai stipriai suformuota. Visiškai. Poniai, su kuriuo ten žaidė, joji ir panašiai, tau neteina į galvą, nes tavo galvoje yra jaunukas ir greitutė, kuri yra penimi narve. Kažkodėl labai keistai norėjom kažkiek normalumo priduoti už tai, kad jis gyvūną, pavyzdžiui. Bet tuo pačiu suprantu, kad čia buvo tas, žinai, dream big. Tas baisiausia ir yra, kad kuo daugiau skaitai apie Arminą, tuo normalesnis jis atrodo. Racionalumas tam tikras yra, formuojasi. Jis galėtų būti visiškai normalus žmogus, keistas, bet normalus žmogus. Visi esam pažinoję identiškai keistą žmogų tikriausiai kaip Arminas, bet nenuėjusi arba bent jau bum nepapasakosi apie savo tam tikras pusės. Gal tarp mūsų sėdė vienas. Gal. Keiščiausia, kad Benį taršau su dantim. nėra tų būtent pagrindinių ženklų, kurių mes ieškotume. Tai yra polinkis į smurtą. Jis save laiko pacifistu. Taip. Jis niekada nenorėjo žudyti žmonių, kurie neprašė jo šito. Nes iš to, ką sakėjai, atrodo, kad tas žudimo aktas jis nėra matomas kaip toks Nusikaltimas? maksimaliai nusikaltimas, tai jis nebūtų slėpęs šito, bet jis supranta, kad tai yra negerai, bet tas žudimo aktas jisai nėra tokia tipiniai banali destrukcija. Tai yra kažkoks tai vos netranscendencinis aktas, kuriuo tu pritrauki tą žmogų maksimaliai prie savęs, įdėdamas jį literaliai į save. Žinok, dar netgi perėčiau vienu žingsniu, kad šitas aktas, kurį tu apibūdinai, jam susijęs su valgymu, o žmogžudystė yra, kitaip negali gauti mėsos. Tiesiog necessary evil. Tu privalai tą padaryti. Means to a cause. Jo, ir jis kartos visą laiką, kad jeigu jis galėtų, to išvengtų ir jam nepatinka žudyti ir jis nejaučia jokio malonumo tame, bet nelabai kitaip žmogaus mėsos gali susivengti. Taip. Tai vėl jo nėra tas centras ašis, aplink kurią viskas sukasi. Ašis yra tas absorpcijos momentas. Taip, kas dėl to tas yra labai keista. Bet kartu ir logiška kažkuria prasme. Keista. Taip. Jis toks laisvasis mąstytojas, kur mes iš šitų ribų bijom išeiti, nes normos visos ir viską negalim to padaryti, o jisai turi tikslą. Kas sudėtingiau tikriausiai yra šito kanibalistinio polėkio sumišimas su seksualumu, kas paaiškės labiau po sekančios statos. Kanibalistinės fantazijos suvešėjo, kai man buvo daugma 16. Ką žin, ar nuo tada prabėgo nors diena, kai apie tai nepagalvočiau. Kartais daugiau, kartais mažiau, bet jau paauglystėje įsivaizduodavau, kaip perpjaunu pilvą, išleidžiu kraują ir ištraukiu lauk vidurius. Masturbuodamasis Arminas įsivaizduodavo, kaip prievartauja kuri nors labiau patikusi klasioką, jį nužudo ir suvalgo. Bet čia man tai visai susieina, vėl aš čia nesu specialistas, žinovas tokių dalykų ir panašiai, bet tai yra žmogus, kuris bręsta lytiškai. Jo, ir būtent. tu atsiprašysiu, bet kai tu bręsti lytiškai, tu esi pasirengęs masturbuotis, galvodamas vos ne apie viską, ką pamatai pasaulyje. Galiu paliudyti tikrai šitą dalyką. Ir tada, tu paieškose. Jo tik tai atveju tai yra ne kažkokia tai moteris žurnale ar kažkas, o va tos fantazijos, su kuriomis jis gyvena. Taip. Iš dalies jis kuriasi savo taisyklės. Aš per daug mes čia rūtint pradam. Arminai! Mes nežinom, kaip baigsis ta istorija. Go, Arminai, žinai. Bet čia gerai irgi atskleidžia, ar ne, kaip gali, atrodo palaipsniškai, vos logiškai susidėlioti tam tikri dalykai. Ir iš tokios grinai liguistai racionalios perspektyvos, it makes sense. Pasakys taip, kad mes visi esam žmonės ir visi žmonės turi keistų fantazijų. Ir kol tai yra fantazijų lygmens kažkoks dalykas, aš nežinau, ar man labai rūpi, jeigu jam patinka įsivaizduoti, kaip jis traukia vidurius ir jam nuo to stovė, ne? No. Good for him. Jo. Jis bent jau rado. Jo, bet yra keista, kaip skaitant tą istoriją palaipsniui, matai tą palaipsninę transformaciją iki pat tos akimirkos, kai jis padarys tai, ką padarė, jis vis dar galėjo išeiti šitą. Čia nebuvo
situacija bei šities. Bet... Nėra tokio proveržio, ar ne? Viskas atrodo, proveržio ta prasme, kur net toks visiškai liguistas išsiveržimas. Jo. Tai nebuvo tas tik tipinis, ar ne, vat, kaip apie Michasevičių kalbėjom, kur vat, jam susisuko kažkas ir jis nusmaukė merginą tą vakarą ar kitą vakarą. O čia visai kita linkme juda, tai man atrodo tas laipsniškas tokios evoliucijos suvokimas irgi labai pasako. Paauglystėje sukant į pabaigą mūsų Arminuko rankdarbio kraitelę pasipildė nauja medžiaga – kiaulių mėsa. Kanibalistinių fantazijų vedamas paauglys tobulino žmogaus kultūros įgūdžius, kurdamas vis įmantresnes kruvinų įvykių scenas, kurias dar ir fotografuodavo. Tai iš marcipano mes nuėjom iki mėsos. Faršo, realiai. Jis pradėjo iš faršo. Čia tik pats neužmušinėdavo jis tų kiaulių. Ne, jis paimdavo iš mamo šaltuvo faršo ir pasidarydavo iš jo penį, apipildavo kečupo ir smokydavas, tai žiūrint, ne? Kas vėlgi, žiauri keista, ta prasme, bet... Atšokęs mokyklas iš lystuvės, Arminas išbandė vokiškos profkės suolą, tačiau ilgai ten neužsibuvo ir pasuko į kariuomenę. Vaikui nežinojusiam nieko kito kaip įsakymus ir už jį sureguliuotą ritmą, toks karjeros pasirinkimas rodėsi buvo labai tinkamas. Poste pasirodydavo anksčiau už kitus ir be jokio atsikalbinėjimo imdavosi papildomų darbų. Dėl tokio pasišventimo per 4 metus jis net pakilo iki štabo seržanto rango 52-ojo šarvuotojo pėstininkų bataliono aprūpinimo skyriuje. Čia labai mini faktas, bet Wehrmachte, kai buvo nacių kariuomenė, tas pats pėstininkų batalionas 52-asis buvo tas, kuris užėmė Vilnių. Tai čia aišku Bundeswehr, ta prasme, tai visai kitas, bet tas pats pavadinimas. Kariuomenės draugai Arminą apibūdino kaip keistą, bet malonų. Jaunas vyras buvo maksimaliai sustelkęs į darbą, bet nesidomėjo nei sportu, nei knygomis, nei moterimis ar kažkuo kitu, kas leistų užmėgsti nors kokį ryšį su bendramžiais. Nors tapęs seržantu, Arminas net turėjo 14 pavaldinių, šie greit suprato, iš kokio marcipano jų viršininkas drėbtas. Seržantas Arminas buvo labai atlaidus. Pavaldiniams leisdavo anksčiau baigti pamainą, eiti kur panorėjus, o darbus tiesiog perimdavo ant savo pečių. Vienam žemesnio rango pavaldiniui tuokintis, Arminas šventėje net pasisiūlė patarnauti padavėjų, kas nebuvo labai įprasta Bundeswehro ar kitokių rangų sustyguotų struktūrų kontekste. Įdomiausia šioje vietoje, kad kario duona nepadėjo Arminui nuo galvos nusimesti slegiančio mamos papo. Kadangi jo batalionas buvo dislokuotas Rotenburge, sūnelis kone kasdien grįždavo aplankyti mamos. Jei negalėdavo, skambino informuoti, kur yra ir ką veikia. Tai, kad jis skambino kasdien motinai, pranešinėdavo, kur jisai yra, čia buvo iš motinos šitas postumis, jis čia pats jau įsivaldė. Čia buvo visiškai jo savanoriškas dalykas, jis nelabai žinojo, kaip kitaip galima gyventi. Kas nėra keista skambint mamai, visiškai, bet tai buvo keista kontekste jo karių kontekste, ne? Ar tiesiog žmogų, kuris mato, kaip normaliai yra elgiamas. Ir aukštesnio laipsnio karininkas? Taip. Tai turėjo keistai atrodyti. Visiškai. Ir čia nebuvo keiščiausia dalis tai, kad skambino. Keiščiausia buvo tai, kad kuomet kariai buvo siunčiami į kitą Vokietijos regioną su nakvyne, Arminukas mamą veždavosi kartu ir didelį kolegų nuostabai miegodavo su ja viename kambaryje. Pavyzdžiui, bendrose iškilmėse, į kurias karininkai vesdavosi žmonos arba merginas, Arminas atsivesdavo ištaikingais tradiciniais rūbais pasirėdžiusią mamą. Ir va čia yra ta vieta, kur, viena yra skambint dažnai, kita yra, kai tu turi moterišką substitutą kažkokį kaip mamą, jis neturi jokio net koncepto šito vieto, kaip jis galėtų pakeisti mamą, ne? Tai jau tas papas sunkiai gulėjo. Jo. Sekmadieniais porelė netgi turėjo itin mielą tradiciją. Sūnus užsidėdavo išeiginę uniformą, o mama ištaikingiausią suknelę. Motina ir sūnus sėsdavosi į geltoną Armino Mercedesą ir važinėdavosi po apylinkės valandas. Vis dėlto kažkokiu būdu Arminui pasitaikydavo atveju pakviesti merginas į pasimatymus, net žinant visą šitą istoriją. Problema ta, kad atvykęs iš rinktosios paimti automobiliu, Arminukas jas iškart nustebindavo ant galinės sėdynės sėdinčią mamą. O kol vaikinas su dama, pavyzdžiui, vakarieniaudavo, Valtrauda pareigingai laukdavo automobilyje. Tokiam tad pasimatymai pasibaigus, mama visad parūpindavo savo nuomonę, kodėl viena ar kita dama tikrai netiksinti jo sūnų. Bet tai visada būdavo, kad netiksinti. Visada. Arba per daug įsakmi, per mažai graži, ji tau nepadarys to, nepadarys ano. Kai yra interviu su juo pačiu, jis tą apverčia tokį
mes turėjom didelį namą ir aš norėjau, kad mano antra pusė būtų tam name, bet jos nenorėjo mano mamos. Bet iš jo pasakojimo jis nelabai net supranta, kad gal moterys nori būti su tavimi, o ne su tavo mama, ne? Kas, nu... Kad ir kaip nenorėčiau, čia trumpam staptelkime pakalbėti apie pono Armino Maiveso seksualumą. Nors jo fantazijos buvo kiaurai persmeltos slasher filmo efektams būdingų scenų, jis gan anksti suprato, kad seksualiai jį labiausiai traukia vyrai. Pavyzdžiui, jo draugas Volkeris pasakojo, kad Arminas jį bandė pabučiuoti dar mokykloje. Nu, jie turėjo kažkokį momentą, pasidarė šiek tiek intimiau ir bent jau iš to Volkerio pasakojimo jis tiesiog jam pasakė, kad, nu, čia ne mano yra dalykas, bet jie buvo labai artimi draugai ir nebuvo... kad teistų kažkas dėl išsižadėtų. Bet čia šitoj vietoj labiausiai akcentuot gal norėčiau, kad jis jau mokyklų yra ganėtinai, jis savai vardina šiuo metu kaip biseksualų, bet preferencija yra į vyrus. Jo. Pavyzdžiui, po jo lovo draugai buvo radę homoerotiškos pornografijos, kai jis jau buvo paauglys ir tiesiog jie priėmė, kad Arminas yra homoseksualus ir tiesiog nebekeldavo daugiau tų klausimų. Ir jie pasako, kad jie vienintelį kartą iš viso Arminą matė piktą, kai, nu, jis pamatė, kad jie rado jo pornografiją. Kas vėlgi yra labai suprantama, aš irgi nežinau, kaip reaguočiau, kai pamatyčiau, kad mano draugai rado mano pornuką. Pats Arminas pasakojo, kad dėl socialinių normų atskleisti savo polinkį vyrams nei norėjo, nei jautėsi, kad gali. Labiausiai dėl to, kad žinojo, jog Hitlerio epochoje užaugusi mama, nu, tikrai jo nepriims. Čia irgi yra didelis ne. Nes jo mama iš jo tikėjos anūkų, šeimos ir realiai namų tarnaitės, kuri tvarkys jiems. Nu, bet įdomu, ar jinai būtų kambarį, kai būtų daromi anūkai, nes čia atrodo tas... Nenustepčiau, žinok, visam šitam kontekste tikrai nenustepčiau. Armino lytiškumas kiek sužydėjo kariuomenėje, kur jis rado kitų savo seksualumą slepiančių vyrų, ir bent su vienu palaikė ilgalaikius lytinius santykius. Tai visgi rado kažkokį... Jo, ir va šitoj vietoj, kai jis pasakoja apie tą istoriją, atrodo, kad randa būdą tą vienatvę po truputį numalšinti. Čia bent jau vėlgi jo istorijų tų kanibalistinių fantazijų yra mažiausiai. Čia jis kaip ir turi kažkokią bendruomenę, kurioje jis yra gerbiamas narys ir turi artumą. Kuris yra priimamas. Taip. Vėlgi, tai nebuvo, niekas jiem nepastavo viešai, bet tarptų žmonių, kurie buvo tame, buvo ganėtinai viskas aišku. Tai jis čia tolo šiek tiek nuo savo fantazijų. Bet... Jo, ne, tai tik tai pradėsiu, kad Arminas nesibodėjo ir moterų nebuvo, kad jis visiškai buvo nurašęs šitą iš savo planų. Jam kaip tik šeima atrodė savaime suprantamas ir netgi trokštamas dalykas. Tai pavyzdžiui, būdamas 23, jis net buvo užsiregistravęs į antros pusės paieškos įstaigą, tokį old schoolinį Tinderį, kur tu pateiki savo duomenis ir tau turi surasti žmoną. Ir turėjo porą bandymų su moterim, bet jos labai greit suprasdavo, kad Arminas norėjo mamos ir vaikų, o ne žmonos ir vaikų. Ir tie santykiai ganėtinai greit nutrūkdavo. Tai pasak paties Armino, nepasiekęs 30, jis suprato, kad sukurti prastos šeimos su moterim ir turėti vaikų jam nepavyks. Gal meilį ir supratimą Arminas būtų radęs kariuomenėje, tačiau koja pakišo nemokšiškas vairavimas. Po kalėdinio dalinio vakarėlio važiuodamas namo būsimasis žmogėdra įsirėžė į stulpą. Buvo išgėręs, todėl sulaukė nuobaudos už rango negerbimą. Nepraėjus net metams sukėlė dar vieną eismo įvykį ir nors tuo metu buvo blaivas, Bundeswehre galiojusi sistema jį priskyrė prie mažiau patikimų ir dėl to užkirto kelią kilti karjeros laiptais. Ir paskutinė vinis į seržanto Maiveso karjerą buvo Berlyno sienos griūtis. Vokietijai susivienijus, ginkluotojų pajėgų dydis buvo sumažintas perpus, todėl Armino buvo paprašyta uždaryti duris iš kitos pusės, nes jis buvo prie tų prastesnių jų prirašytas. Didesnės rizikos. Jo, visiškai. Tai baigėsi jo karjerą kariuomenį. Baigęs 12 metų trukusi etapą su kariuomenė, Arminas turėjo realiai pradėti iš naujo savo gyvenimą. Ir čia jam jau yra 32 kažkur. Dėl to kariuomenės profesinio rengimo centre Arminas 2 metus mokėsi kompiuterių techniko amato. Dar nebaigęs studijų, maždaug 94-aisiais, jis pradėjo praktiką Kaselio buhalterinių mašinų kooperatyve, kur ilgainiui nusėdo dirbti remontuodamas darbo kompiuterius ir kitas elektroninės mašinas, pavyzdžiui, bankomatus. Tai visai rado. Jo, perspektyvę, kas srityje, taip žiūrint istoriškai. Darbas Arminui patiko. Namo parneždavo tuo metu labai nemažą 3000 markių per mėnesį sumą
Ir prakuto tiek, kad su Berlyne programuotoju dirbusiu vyresniu broliu svarstė įkurti programavimo mokyklą Rotenburge. Tame name, kuriam gyveno, nes buvo daug laisvų kambarių ir galvojo, kaip juos įveiklinti. Brolis pastorius toks. Tada man kitų planų. Tada mane, kad jis yra tas blogiausias brolis, bet little did he know. Tai kartu su broliu patys surinko tuntą kompiuterių, net spėjo porą pamokų pravesti, bet mieguisto miestelio kaimynams pasiskundus per dideliu eismu. Verslo idėjas teko atsisakyti. Jis galėjo laikui bėgant tapti labai gero verslo. Visiškai. Jo. Žinot, dabar visi duotų MyVeso operacinę sistemą kokią nors. Buhalterinės apskaitos. Jo. 96 metų balandį Arminas ir Valtrauda išvažiavo į eilinį sekmadienio pasivažinėjimą. Tačiau sūnelio Mercedesą pavojingai lenkęs Porsche sukėlė avariją, kurios rezultate į žmogėdrą mobilį kaktomušą tėškėsi iš priešpriešos atliekusi Opel Kadett. Žmogėdrą mobilį. Ačiū, Paul. Nors 35 Arminas niekiek nenukentėjo, avarija totaliai suluošino jo mamą. Lūžė visi šonkuliai ir pažeisti praktiškai visi vidaus organai lėmė, kad Valtrauda iki gyvenimo galo buvo prikaustyta prie lovos. Visa namų buitis, įskaitant rūpestį iš lovos pakilti negalinčių žmogumi, teko Arminui. Kažin ar sutapimas, bet gyvenimo kreivį nėrus žemyn, Arminas problemas ėmė skandinti fantazijose. Nepavykusios programavimo mokyklos įrangos pagalba, jis susikonstravo galingą kompiuterį, tokį, kuris leistų užsiimti kūrybinę veiklą. Ir taip atsirado Diablo 1. O ką turiu omeny, kai sakai kūrybinė veikla? Teismo dokumentuose rašoma. Nuo 96-ųjų kaltinamasis pradėjo įgyvendinti savo fantazijas, redaguodamas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuomet mama Valtrauda miegodavo kitame kambaryje. Arminas redaguodavo homoseksualų turinį taip, kad kūnai atrodytų esantys perpjautais pilvais, nukapotomis galvomis ir netekę galūnių. Bet šita veikla reiškia, kad jis daugiau laiko praleis prie kompiuterio vienas ir savo visiškai fantazijose. Taip. Yra mamos liga, jį pririšo prie mamos iš tos pusės, kad jis ir taip nelabai galėdavo ją palikti vieną, o dabar ji visiškai yra nepajėgi nieko daryti. Ta visa kūrybinė veikla iš esmės yra visiškai pilnai orientuota į būtent fantazijos elemento plėtojimą. Visiškai. Jis realiai po mamos avarijos užsidarė į pasaulį su savim ir kompiuteriu. Jo jis nebeturi jokio laisvalaikio. Jeigu dar kuomet būdavo kariuomeniai, jis buvo išvažiavęs ten į Libaną, pavyzdžiui, su draugais. Ir Kanadai buvo. Kanadai buvo su kariuomenė, tada su kitais draugais kariuomenės buvo būriuoti. Ta prasme, būdavo kažkokių atsiplėšimų. Jo. Ir po mamos avarijos pradeda užsidaryti jo, žinai, kaip arklį šituos uždeda. Bet jis neuždirbdavo iš šitų vaizdų. Tie vaizdai buvo jam savo malonumai. Tai jie neišeidavo iš to kompiuterio? Ne, jis pasidarydavo savo ir masturbuodavos į juos žiūrėdamas. Arminas savo fantazijas išpildydavo kurpdamas kanibalistinius aktus imituojančias scenas, kuriuose pats atlikdavo pagrindinį vaidmenį. Leiskite kelis tokius šedevrus apibūdinti. Pavyzdžiui, ant pjaustimo lentelės Armino penis ir šalia keptuvė. Šalia ir netikras penis. Kodėl? Nežinau. Kuris iš jų tikras? Vienas kaip parašas atrodo. Tai jis tikrą savo dėdavo. Dėdavos yra tikras penis, keptuvė ir penis iš kiaulės odos ir faršos. Okay. Ir man atrodo, kad jis tą darė, kad pažiūrėk, savo parodė, kaip jis tikroviškai gali padaryti. Prop. Tikrasis su kečupu. Kitame kadre nuogo Armino kūnas suvyniotas į šiltnamio plėvelę guli prie knygų lentynos, imituodamas užmuštą žmogų. Vėliau sekė ir Armino redaguotos vaizdo juostos. Pasak jo, tinkamiausius filmus jo skoniui gamino sadomazochizmo guru iš JAV Tom, kabutėse, Ropes McGurk. Jo kūriniai buvo puošiami skambiais pavadinimais kaip Keep Sucking, No Way Out bei Raped and Vexed. Aš labai keistai jaučiuosi iki šiol su šitą istoriją, bet jis turėjo visai skilą. Taip, būtent. Vėlgi yra 97 metai. Ankstyvas CGI, ne? Jo. Ir gal visa šita bletstva būtų likusi vieno centrinės Vokietijos namo palėpėje, jei ne mūsų laikų auksas ir prakeiksmas. Internetas. 96-ųjų pabaigoje kompiuteris gerai valdantis Arminas prisijungė prie tuomet juokingai negausios 45 milijonų interneto vartotojų bendruomenės. Internetas man buvo tarsi išsilaisvinimas. Pradžioje naršiau daugmaž įprastai. Skaičiau apie visat mane dominusius įvykius, ieškojau vyrų nuotraukų.
Kartu radau ir įdomesnių istorijų, kaip pavyzdžiui apie Jeffrey Dahmerį. Yeah. Of Jo. course he did. Ir ten tikrai nuotraukos jau tuo metu turėjo būti įkeltos iš jų Ir- altorių visų. Ir Arminas nors nekartą buvo pabrėžęs, kad jam serijiniai žudikai nelabai patiko, bet jis skaitė ne apie vieną. Kaip ir daugelis mūsų vos atradus internetą, Arminas netruko pasiekti tamsesnės jo pusės. Turinio kolekcija kaip mat pasipildė sumaitotų žmonių nuotraukomis, gyvulių skerdynių vaizdo įrašais bei video, kuriuose kankinami žmonės. Vėlgi, internetas tik pasirodo ir kaip greitai sukirmyja jisai. Man fantastika yra, kad yra 45 milijonai vartotojų tik tai, bet, to prasme, lavonų, žudomų žmonių video, jau pilna yra. Taip, lengviau yra rasti nei kokį nors tomą apie, nežinau, istorinį periodą. Jo. Čia bus akademiniams straipsniams skirtas technologinis proveržis. Meanwhile, vokietis Rotenburgė savo mėsą judinant pagal nupjautas, rankas. Nelyg 15-mečiai paaugliui vienintelę pertrauką nuo ilgų sesijų prieš ekraną Arminui išmuždavo pašaukos mamai. Ligos patale dar rūstesnė tapusi motina sūnų kviesdavo daužydama į grindis lazdą. Čia kaip iš gero savo filmo. Gaminti valtraudai maistą, keisti sauskelnes, tvarkyti patalus, lydėti iš vieno kambario į kitą - eilinė Armino diena. Tai nebuvo tai, kad jinai, vaikeli, kurkis gyvenimą, man jau nedaug. Ne, visiškai buvo tas Arminai! Nu tai savi pasitenkinimo momentas atėjo irgi iš motinos kažkuria prasme turbūt. Tikriausiai. 3 metus dienomis Arminas dirbdavo, vakarais rūpindavosi mama, o naktimis rydavo kruvinų lavonų vaizdus internete. Situacija galiausiai pasikeitė likus keliems mėnesiams iki naujo tūkstantmečio pradžios. Valtrauda patyrė širdies smūgį, pagaliau palikdama sūnų vieną. Kaip pasako Armino draugė Marion, pažinojau Arminą gal 7 metus. Vyliausi, kad mirus Valtraudai jis išsilaisvins iš sunkumų, kilusių dėl nuolatinės mamos priežiūros. Bet vietoj to Arminas tiesiog dar labiau užsidarė namuose. Nu taip, nes integrali tavo dalis taiga dingsta. Aš nemanau, kad jis kažkaip aktyviai ruošėsi netgi tam. Aš nemanau, kad jisai net žinojo, koks tai bus jausmas. Netrodo, kad buvo apmastyta, ar ne, šita galimybė ir net neišvengiamybė. Taip, tai įsivaizduoju, kokia vienatvė tada kerta didžiuliam name. nelikus mamos nukrito grandinės varžysios Armino laiką bei fantazijas, todėl 38 vyriškis stačia galva pasinėrė į kanibalizmo pasaulį. Gerokai naivesnėme interneto periode nereikėjo jokių darknetų, Tor ar VPN, o kanibalai virtualiai susirinkdavo tiesiog Yahoo forumuose. Arminą ten pasitiko tūkstančiai pranešimų, skelbiančių apie žmonės, kurie tik ir tetrokšta, kad juos kas nors supjaustytų ir iškeptų. Žvitrės kanibalo akis pasitiko kelių eilučių skelbimai su kūno nuotraukomis bei aprašu, ko tikimasi iš kitos pusės. Ir šitas noras turi pavadinimą, tai yra vorarefilija, kai tave jaudina mintis, kad tave suvalgys. Bet tai nereiškia, kad tu nori, kad tave nužudytų. Tiesiog tau faina fantazuoti. Ir didžioji dalis, ką Arminas patyrė, buvo būtent tie žmonės. Bet, kaip sakoma, tai yra vienas būdas išsiaiškinti, kas yra tikra. Nepraėjus nei pusmečiai nuo mamos mirties, Arminas atsišaukė į pirmąjį skelbimą, kuris skambėjo maždaug taip. Jaunas vyras, 20, nori būti suvalgytas. Susirašinėjimo metu Arminas išsiaiškino, kad skelbimo autoriaus vardas Lukas, o didžiausia vaikino fantazija reikalauja, kad jis būtų paskerstas, jo vidury prikišti citrinų ir prieskonių, o kūnas iškeptas ant grotelių. Dabar Liuks TV pamatytume tą bėgančią eilutę. Jo, visiškai taip pat. Kiek tikras Luko noras net nesvarbu, nes susirašinėdamas su juo Arminas atvėrė naują puslapį savo gyvenime. Internete šimtai kitų Lukų su kur kas sodresnėmis fantazijomis. Pavyzdžiui, Jorgas Arminui siūlė pirmiausia nužudyti porą jo bendradarbių, o vėliau siūlė Arminui suvartoti ir savo paties mėsą. Tuo tarpu Mateo troško būti mirtinai suknežintas lazda, atiduodant savo kūną suvartoti Arminui. Mateo tiesiog maldavo, kad Arminas jam atsiųstų kuo detalesnių nuotraukų, geriausia tiesiai iš skerdyklos. Todėl pasiritojęs rankovės Arminas kibo į darbus. Antrame namo aukšte, ten kur anksčiau buvo rūkykla, ant lubų įrengė S formos mėsos kablius, po kuriais sudėliojo drenažą kraujui. Kambario apskretusiomis sienomis centre pastatė lovą su mėlynu čiužiniu ir prie gulto pritaisė antrankius bei virves. Šios leis tinkamai supančioti auką. Ant nupirkto medinio stalo išdėliojo mėsininko peilių rinkinį bei plaktuką skirtą suknežinti skerdžiamo žmogaus kaukolei.
Gretimais pastatytoje atviroje spintelėje maišai surinkti mėsai. Kad primintų, jog skerdykloje galima ir žaisti, ant sienų pakabino antrankius ir pritaisė X formos vadinamai Andriaus kryžių. Prie jo bus galima pririšti aukos rankas ir kojas. Linksmybėms vainikuoti greta pakabinti keli botagų rinkiniai. Kažkas man savo, kad mes išėjom iš hobio teritorijos. Mes esam, manau, toj vietoj, kur fantazija teina į realybę maksimaliai. Ir man rodos labai kertinė vieta yra pirmi jo susirašinėjimai su žmonėm. Įgalinti turėjo. Taip, nes jis pirmą kartą pamatė, kad jis ne vienas ten yra ir pirmą kartą pamatė, kad yra norinčių aukų. Taip. Ir jo galvoje tai yra turbūt, tai yra okei. Taip. Plius, nėra mamos ir yra vieta. Taip, viskas. detalės laisvas plotas. Laisvas plotas niekas nebetrukdo, plus lygiai grečiai tam, kas vyksta čia, jis nuolatos skaito apie kanibalizmą, apie kanibalistinę teoriją, kaip paruošti mėsą ir panašiai. Jis save vis labiau įtraukia į tą pasaulį, kur jis normalizuoja savo kito žmogaus valgymą, žudimą, mėsos paruošimą iki tokio lygio, kur tai pradeda manifestuotis jo kambario dekoracijose, kur tampa skerdykla. Ir kai neturi pakankamai normalaus, jeigu taip galima išsireikšti, socialinio gyvenimo, tai natūralu, kad tai tampa pagrindinė ašim jo gyvenimo. O tai neatsiliepia jo darbui, pavyzdžiui, arba šiaip asmeniniam gyvenimui. Jis turėjo puikias rekomendacijas. Jis buvo visur pavyzdingas pilietis. Vėlgi, niekas jo neapibūdina nei kaip kenksminga, nei kaip bloga, nei kaip tinginį, nei kaip kažko nepadarė. Tiesiog keistas kaimynas. Jo, bet tik tiek. Jis tylus toks, nesikabinėja prie nieko, nekelia problemų, tai žinai. Savo reikalus. Jo, ir padeda tau, jeigu tau reikia. Skerdyklos įrenginėjimo metu Mateo buvo šeriamas viena nuotrauka po kitos, papildant jas paties Armino instaliacijomis. Pavyzdžiui, vaizdo medžiaga kaip greta ant lentelės padėtas Armino kas? Medalis už pirmą vietą deklamavimo Labai kurse. arti povilai, bet iš tikrųjų penis. Padėtas netoli, labai netoli. Ir žinoma, kad biški pagardinti jau, nes video, tai dar šalia to penio buvo kalami vinis aplinkui, žinai, kad tą tokį pavojaus turėti akcentą. Kad kaip dilgčiotų, ar ne? Šiek tiek. Taip. Kad ir kaip ten bebūtų, reikia pripažinti, kad Mateo Vilioniams ar Temburgietis skiria daugiau laiko, nei dažnas skiria gimtadienio dovanai antrai pusiai. Jis įrengė kambarį, siuntė nuotraukas, tik ta prasme negali sakyti, kad jis nesistengė iš to vietą. Vis dėlto veltui. Toks paravimas ir šokis italą nesužavėjo ir kontaktas tarp jų galiausiai tiesiog nutrūko. Tiek pastangų nesužavėjo. O tai man kyla tada klausimas, ar Mateo norai ir tikslai buvo teisūs? Ar jie buvo iš tikrųjų? Ne, manau. Manau, kad Mateo norėjo tiesiog patirti fantaziją. Jo, jis norėjo fantazijos, ką aš gausiu iš žmogaus, kuris gali parodyti tą brutalumo pusę, bet čia internetas, žinai. Pasižiūrai, pasižiūri, paturi savo bonerį ir tiek. That's crazy. Nors Vilionės skerdykla nepavyko, įrenginėdamas patalpą vokietis tik giliau paniro į fantazijas, kurių tikrai neketino atsisakyti. Jo kompiuterio kietąjį diską vis pildė nauji folderiai su vis kraupesnėmis nuotraukomis. Pedantiškai sudėliotas bylas puošė nieko neslepiantis pavadinimai, tokie kaip skerdynių kiemas, penis, vaikinas mėsainis, kanibalizmas ir kulinarija. Bylose slypėjo nužudytų žmonių ir šiaip lavonų nuotraukos, sadomazochistinė gėjų porno, ranka piešti mėsinėjimų žmonių eskizai bei receptui maistui iš žmogienos. Kiek stipriai Arminas išdrasėjo fantazijose liudija tai, kad nuotraukas jis spausdino ir tiesiog laikė lentynoje. Per savo neilgą karjerą sukaupė nei daug, nei mažai – 20 000 blectvos lapų. Greta esu tikras labai įnirtingų masturbacijos sesijų, Arminas rasdavo laiko ir internetiniams pokalbiams. Kad būtų lengviau rasti prisirpusių kūną, sukūrė savo Yahoo grupę pavadinimu Kanibalai, pasiskyrė save jos administratoriumi ir papostino skelbimą. Po skerdimų ieškomas gero sudėjimo 18-30 metų vyras. Policijos duomenys rodo, kad iki sutikdamas lemtingą auką vokietis susirašė su 400 žmonių, 60 kurių siūlėsi tapti Armino skerdieną, 7 norėjo stebėti skerdynės, o dar 10 pasakojo patys buvę skerdikais. Jei pagaliau rastų valingą auką, Arminas puikiai žinojo, ką su ja darytų. Tam turėjo išsame instrukciją, ją man teko skaityti, kuri parašyta itin lakios vaizduotės autoriaus arba žmogaus turėjusio tame patirties. Be visos kanibalizmą teisinančios beletristikos instrukcija apibūdina mėsinių žmonių mėsingumo kategorijas, kuriuose kūno dalyse daugiausia valgomos mėsos ir tai net ir panašiai. taksonomija pasidarė savotišką. Viską. Ten buvo visa skerdimo instrukcija nuo A iki Z, kuri pasirodė buvo labai tiksli.
Sakykit, ką norit, bet savo svajonį Arminas tikrai dirbo nuoširdžiai. We gotta give him that, ne? Jo bylos dokumentuose pažymima, kad vokietis be tvangos kurpė vieną skelbimą po kito, pareigingai atrašinėjo kiekvienam norinčiam ir pasirodydavo kiekviename susitikime su interesantais. Kartą net nuvyko į susitikimą Olandijoje, kur kaip dažniausiai nutikdavo, antros pusės jis nesulaukė. Ir nepaisant visų nusivylimų ir visų neįvykusių susitikimų, Arminas net nemanė sustoti. Jis turėjo aišku vieną kryptį tikslą. Ieškojau žmogaus, kuris būtų tinkamas būti mano broliu, kurį galėčiau pasimti į vidų. Tai turėjo būti vyras, kuris man būtų ypatingai patikęs. Likimas, velnio ranka ar totalus visatos abejingumas žmogiškoms gėrio ir blogio takoskiriams galiausiai atsakė į Armino maldas. 2001 vasario 5 viename kanibalų forume vokietis pastebi skelbimą, parašytą žmogaus prisidengusiu lotynišku žodžiu katį – kator. Žinutė lakoniška. Leisiu suvalgyti mane gyvą. Nepaskersti, o suvalgyti. Kiekvienas nuoširdžiai to norintis nusipelno tikros aukos. Nors Arminas to dar nežinojo, kitapus ekrano klaviatūrą maigė būsimoji jo skerdiena – Berndas Brandesas. Skirtingai nei kitose mūsų apkalbėtose žudiko istorijose, Armino maivės auka Bernas Brandesas žudiko ieškojo savo valia. Dėl to, bent jau man, jo genezė ne ką mažiau įdomi nei paties Armino. Skaitant Armino ir Bernto biografijas, atrodo, kad abiejų vyrų charakteriai bei demonai vienas kito atitiko kaip kirvis žaizdą. Jei Arminas buvo kuklus ir užsidaręs, Berntas puikiai sutarė su aplinkiniais. Arminui nesėkmingai ieškant artumo, Berntas turėjo ne vieną ir ne 3 antras pusės. Net jų socialinė padėtis gerokai skyrėsi. Gimęs 3 metais anksčiau už Arminą, 58-aisiais, Berntas pasaulį išvydo Berlyne, vienturtis vaikas 2 pasiturinčių medikų šeimoje. Pati gyvenimo kelionės pradžia vaikui buvo soti ir kupina meilės. Pirmasis ir, kaip pasirodys vėliau, lemtingas smūgis ištiko Berntui būnant 5. 63-aisiais tėvams atostogaujant Šiaurės Vokietijos Zilto saloje, Bernto mama automobiliu tyčia tėškėsi į medį ir užsimušė. Tyčia. Nors mamos savižudybės faktas nebuvo slepiamas nuo vaiko, motyvus tėvas jam atskleidė kur kas vėliau. Savižudybės priežastis – darbas. Operacijos metu Bernto mama suklydo ir tai kainavo gyvybę jos pacientui. Net laikiusi įtampos dėl laukiančio įvykio tyrimo bei sleikiančios kalties moterų su gyvenimu nusprendė atsisveikinti savanoriškai. Tačiau to Berntas nežinojo. Kaip ir bet kuris vaikas susidūrė su iššūkiais šeimoje, Berntas visą kaltę suvertė, žinoma, savo. Nepadėjo ir tai, kad tragedijos prislėgtas tėvas, kaip tūlas vyras, pasirinko problemą spręsti temą tiesiog uždarydamas. Apie mamos mirtį namie kalbėti buvo nevalia, todėl kiekvienam su skausmu teko dylinti savarankiškai. Panašiai kaip ir Armino mama, Bernto tėvas gerai žodžiais sūnui nesišvaistė. Radęs antrą žmoną paskendo naujose santykiuose, o vienas likęs vaikas dėl tėvo meilės kovojo pasiekimais. Puikus pažymiai mokykloje, matematikos olimpiados bei vieta plaukimo komandoje. Baigęs mokyklą, vaikinas įstojo mokytis inžinerijos ir baigė studiją su prierašu labai gerai. Tuo pat metu, kai Arminas buvo išspirtas iš kariuomenės 92-aisiais, Berntas pradėjo vadovauti 8 žmonių komandai technologijų milžinė Siemens Berlyno ofise. Pasaulinio lygio specialistas telefonų programinės įrangos kūrime, Berntas turėjo 6 000 eurų mėnesinį atlyginimą, erdvų butą Vokietijos sostinė bei ateitį garantuojančias Siemens akcijas. Bet to buvo negana. Būtent. Kaip ir Armino atveju, Berntui koją pakišo vaikystės traumas, nenoras siekti pagalbos bei seksualinė represija. Berntui sunkiai sekėsi kovoti su gniuždančia kalte bei savinieka, palaipsniui išaugusi į hardcorinį sadomazochizmą. Armino bylos teismo ataskaita apibūdina Berntą. Jo psichoseksualinis vystymasis buvo netipinis. Turimi duomenys be abejonės krislo rodo, kad Bernto Brandeso troškimas, jog jam būtų nupjautas penis, bei su tuo susijęs skausmas kėlė aukštą seksualinį pasitenkinimą. Bernto fascinacija su penio skausmu liko puikiai dokumentuota eilės su jo santykiausių vyrų palidovu. Pavyzdžiui, pasakojimo dėka žinoma, kad Berntas miegamojo lubas išklojo veidrodžiais, kad galėtų stebėti skausmo sukeliančias akimirkas. Tai jis prašydavo savo palydovų, kad jie ten daužytų, spardytų. Savo pagalbininkais prašydavo stipriai kasti jam į krūtinę ar žemą į rabarbarą. Tai daryti šiepiant dantis ir kasti kuo skaudžiau. Tokiu būdu jis pasiekdavo patį sodriausią orgazmą.
Tačiau kaip puikiai žino kiekvienas narkomanas, kiekvieną kartą pasiekti pikui reikia vis stipresnės dozės. Bernto žaidimus pildė vis storžieviškesni veiksmai, pakol vieną iš savo pastovių palidovų jis išmaldavo į lovos eskapadas įtraukti peilį. Jis prašydavo, kad ašmenimis jam liestų krūtinę ir imituotų penio nupjevimą. Kitas nuolatinis Bernto palidovas Viktoras policijai pasakojo. Kažkuriuo metu jis sugalvojo, kad turėčiau jam nukasti penį. Aš jam labai stipriai įkandau į genitalijas, o jis net garso neišleido. Tiesa, atrodė, kad jam patiko. Jis prašė manęs, kad visiškai nukaščiau jam penį. Siūlė man 1000 markių. Kai atsisakiau, siūlė 5000. Tuo metu maniau, kad tai yra fantazija. Kad ir kaip bežiūrėsim į Berntą, tiesa tokia, kad jis gyveno 2, jei ne 3 gyvenimą. Amžinai tai tęsis negalėjo. Ir nesitęsė. Lygiai kaip ir Arminas, Berntas paskendo internetinėse fantazijose. Kiek daug, iki galo niekad nesužinosime, nes prieš gyvenimo galą jis kruopščiai ištrynė visų 15 savo kompiuterių kietuosius diskus bei sunaikino visą online istoriją. Išliko tik jo pokalbiai su Arminu, nes jie išliko pas Arminą. Žinome tiek, kad pirmasis poros susirašinėjimas įvyko 2001 vasarį. Jau pirmoje žinutėje Berntas gan aiškiai nubrėžė, ko jis tikisi iš Armino. Apibūdinęs savo sudėjimą, bei atsiprašęs dėl metų senumo nuotraukos skelbime, jis patikino skerdiką, kad yra geros formos, dažnai lankosi sporto klube, prisižiūri, todėl jo mėsa turėtų būti puikiai tinkama vartojimui. Tikiuosi tu rimtas, nes jau sutikau pakankamai kibernetinių kanibalų. Pirmiausia, turėsi nukasti mano gaidžiuką ir kiaušus. Galima pradėti ir nuo kitų kūno vietų, bet varpą ir kiaušai privalo būti nukasti. Po to galėsi mane skersti, daryti, ką nori. Wow. Jep. Wow. Okay. Kaip smagu, kad galiu jūs iš tą tamsą atsivesti pagaliau. Nice. Dabar suprantu, kad tau reikėdavo pakilti ir nueiti pasivaikščioti. Mes dar ne. Okay. Pradžioje vyrai tarėsi susitikti ko ne iškart, tą pačią savaitę. Tačiau kaip tikras vokietis, Berntas norėjo iki galo pabaigti projektą ir sąžiningai pasiimti laisvadienį. Tuo tarpu Arminas, jau pripratęs prie atidėliojimų ir palikimų ant ledo, kintančias datos niekiek nesureikšmina. Žinoma, palaukti ne problema. Galvoju, jei nepersigalvosi, galiu tau nukasti ir liežuvį. Šnervėse pajusiu kraujo kvapą, todėl galėsiu dantimis nuo tavo kaulų plėšti mėsą. Bet kuriuo atveju neskersiu tavęs, kol būsi gyvas. Todėl galėsi patirti tikrą pragarą ant žemės. Berntas atsako. Tai bus ne pragaras, o rojus žemėje. Laukiu, kol būsi mano kūne. Iš kiekvieną angą mano kūne. O be to, kuo daugiau angų išpjausi, tuo daugiau galimybių turėsi. Gaila, kad negali atvykti į Berlyną, bet tiesą sakai, netiek daug iki kovo 9 ir beliko. Mano matytos pokalbio ištraukos rodo, kad abiejų vyrų fantazijos tobulai atitiko vienas kitą. Berntas nepaliaujamai siūlė save, o Arminas atsakė vis labiau seksualinės įtampos perkrautomis žinutėmis, žadėdamas viską, ko Berntas norėjo. Poros susirašinėjimas tęsiasi kone kasdien, keliaujant nuo šlykščios iki dar šlykštesnės temos. Savo ir jūsų gerovės vardan visų pokalbių čia tikrai netrauksime. Vis dėlto įdomu, kad paskutinių 3 dienų iki susitikimo išklotinėje gan neblogai matosi, kaip abiems darosi pamažu aišku, kad ta fantazija jau virsta realybė. Pavyzdžiui, Berntas pradeda klausinėti Armino, kiek žmonių jis jau yra papjovęs, o jam prisipažinus, kad nei viena, auka pastebi, kad ankstesni skerdiko meilai biški kitokį įspūdį buvo sukūrę šitoje vietoje. Irgi kaip tikras profesionalas, žinai, Pasidomi jo kandidatais. Bet kuo arčiau mes einam link dienos X, tuo labiau atsiranda tokių detalių apie, o tu pasiruošęs kambarį, o kaip mes atvažiuosim iki tavęs, o ką tu darysi su mano kūno likučiais ir panašiai. Likus 2 dienoms iki susitikimo kruvinoji porelė apsikeičia tokiamis žinutėmis. Ar viskas paruošta? Jo, viskas paruošta. Sorry, kad vis rašau, bet netveriu savam kailį, kaip laukiu. Ir aš. Aš net nesinervinu, nes veikai gera žinot, kad pagaliau pasieksiu savo gyvenimo tikslą. Aš tai nervinuos, bet viskas bus gerai. Dėl ko nervinės? Ne kasdien tokius dalykus darai. Tiesa, bet nėra dėl ko nervintis, juk nori patirti tai realybėje.
Kovo 8-ąją, likus dienai iki susitikimo, porelė toliau skendo fantazijose ir planuose. Berntas nekantriai klausinėjo, ką Arminas darys su skirtingomis jo kūno dalimis. Savo ruožtu kanibalas nešlikštėjo detalių. Pasakojo, kurias skirs kepsniams, o ką sumals į dešreles. Berntui pasitiravus, kas laukia jo smegenų, Arminas pažadėjo jų neliesti, mat nenori sugadinti kaukolės. Gerą laiko tarpą pabičinė apie kibernetinius drąsuolius, kurie pavedė tiek Arminą, tiek ir Berntą, porelė galiausiai atsisveikino aukai, pažadant tapti skerdiko pusryčiais jau kitą dieną. Wow. O Jėzų ką apsirengti? Baigęs pokalbį, Berntas pasisakė kolegoms, kad rytoj, penktadienį, jis turės asmeninių reikalų, todėl darbe nepasirodys. Labai asmeninių. Grįžęs namo, iš savo kompiuterio ištrynė visą inkriminuojančią informaciją. Darbo spintoje paliko pasirašytą testamentą, kuriuo turimą turtą paliko savo sugyventiniui Rene. Šis iki pat paskutinės akimirkos neįtarė, kad ryte jo mylimasis nueis į Berlyno zoologijos sodo traukinių stotį ir ten grinaisiais nusipirks vienpusį traukinio bilietą į Kaselį. Palau, tai jeigu jis turėjo sugyventinį, tai gyventinys niekada nepastebėjo šitų polinkių jo? Ne. Wow, kaip slėptis. Jisai buvo daug labiau mielas su sugyventiniu, negu būdavo su prostitutėm, pavyzdžiui. Jie gyveno labai skirtingų ritmų. Jo sugyventinis dirbo naktinį pamainoj, dėl to jie susitikdavo savaitgaliais ir tarpe tarp vakaro ir ryto. Kovo 9 ryte, prieš 8, Berntas sėdo į traukinį ir po 2,5 valandos atvyko į savo paskutinę stotelę. Savo tikslą Kaselė Berntas pasiekė šiek tiek po 10 ryto. Iš traukinio iššoko vienas pirmųjų, o perone jį pasitiko plati kanibalo šypsena. Kaselio traukinių stotyje vyrai pirmą kartą susitiko gyvai. Už mažiau nei paros vienas jų jau bus negyvas. Kažkuris. Kanibalas ar ne kanibalas? Tai va šitoj vietoj, ponios ir ponai, uždarysim pirmą istorijos dalį. Už poros savaičių sugrįšim pas jūs su antra ir finalinė Armino Maiveso ir Berno Brantėso susitikimo gyja. Labai vaizdingai papasakosim ne tik, kas nutiko Bernto kūnui, bet ir kokia visiškai random detalė padėjo sulaikyti ir galiausiai įkalinti Rotenbergo kanibalą. Tai pažadu tik tiek, kad kitoj daly bus labai, labai tiršta. O tai kas dabar buvo tada? Intro. Dabar buvo intro. Dabar mes turėtume žinoti, apie kokius du žmonės mes kalbam. Ir tikiuosi, jūs esate jau susipažinęs su šitą informaciją. Aivaras yra daugiau susipažinęs turbūt iš to, ką skaitė. Aš žinau įvykį, nežinau detalių. Dabar galvoju, ar džiaugiuosi, kad nežinau detalių, bet dabar jau žinau jas. Tai gal reziumuosiu tuo, kad nesidžiaugiu apskritai, bet įdomu. Žinai, kuo įdomiausia visa šita kol kas istorija yra, kad aš joje nejaučiu baimės. Nes man baimė visą laiką būna tam tokiam, kai mes kalbam apie žudikus, yra ta aukos baimė, kai tai būna užpuolama, taip, o čia yra konsensas tarp abiejų žmonių ir tai yra susitarima. Ir tai labai tokį keistą filtrą uždeda ant pačios istorijos, kad kaip ir šnekėjom per visą epizodą, o tai kur čia yra jau negerai. Galiu pasakyti tiek, kad kitam epizode bus tikrai negerai. Tikrai ne. Labai ne. Bus prastai, aš įsivaizduoju. Jo, vėl aš istoriją esu šiek tiek pasistudijavęs, bet apie ją kalbant kiekvieną kartą mažiau šlykštų nepasidaro. Tai čia šitoj vietoj turbūt labai tau ačiū, Viliau, kad parodėjai tą tokį laipsnišką turbūt ėjimą prie to, kas dabar nutiks antrojoje dalyje. Ir tas ėjimas, kad ir kokia liguista logika jisai paremtas, jisai yra kažkuria prasme racionalus ir šitą, manau, labai neblogai pamatėm šitame epizode. O apskritai istorija man primena vieną dalyką. 1983 metais išėjo toksai austrų filmas pavadinimu Angst. Tas filmas yra paremtas irgi tikra istorija, jisai paremtas istorija apie psichopatą, kuris nužudo 3 asmenų šeimą, labai žiauriai. Ir tas filmas yra vienas nemaloniausių žiūrėti filmų, kuriuos aš esu kada nors matęs, nors tai trileris, siaubo trileris, slasherius, visi esame matę pačius bjauriausius, bet po šito būtent filmo aš likau toks labai jaučiausi susitepęs. Tai man šita istorija yra to filmo turbūt perkėlimas kažkuria prasme į podcast'o formą stilistikos prasme. Tokia tikra vokiška šlykšti siaubo istorija, kuri dabar skleidžiasi visų savo, tokiu šlykščiu apveltų grožiu, net nežinau kaip tai pavadinti.
Ir manau, kad klausytojai, neklausykit atvirai atėjančio epizodo Galiu. viešoje vietoje, nes tai nebus malonu ir nebus smagu. O tau vėliau ačiū, kad dar nenuėjai per toli turbūt su tuo, nes irgi šitoje vietoje galima nueiti per toli su to. Aš manau, kad kitą kartą tikriausiai pirmą kartą balansuosiu ant šitos ribos, nes skirtingai nei visos žudikų istorijos, kurias, nežinau, ar skaitęs esu ar girdėjęs, čia yra ta viena nedaugelio istorijų, kur mes turim valingą auką ir neva žudyti nenorinti žudiką. Ir jų abiejų istorijos man yra labai suprantamas. Jo. Ir aš, pavyzdžiui, savo taip ir neatsakiau į klausimą, ar važiuodamas Berntas į Rotenburgą, ar jis jau žinojo, kad jis mirs. Viena vertus turėjo testamentą, ištrynė hardus. Kita vertus, kaip pamatysim kitą savaitę, lyg ir nebuvo iki galo apsprendęs. Ir ar tai yra du žmonės, kurie pasiklydo fantazijai ir pasiklydo pačiu blogiausiu įmanomu būdu. Tai manau, kad kitas epizodas bus puikus pagrindas šitai diskusijai. Bus įdomu pasižiūrėti. Ar turėsim šlikščiausią epizodą? Nežinau, bent jau man skaitant, yra tikrai ten tų detalių, žiūrėsim, kiek jų liks, bet nežinau, jeigu aš jau perskaičiu, žinau, kad tai turėsite ir jūs atkentėti visą šitą ir kaip tik ir Tomas grįžęs bus, tai galvoja, kad išvengs, bet Jo, tai nežinau, čia didelių tikriausiai aptariamųjų dalių mums ir nereikia, nes grįšim prie to paties už 2 savaičių. Jeigu norit papildomo turinio ar norit kažko daugiau iš mūsų, tai apsilankykit mūsų Ko-fi ir Patreon platformose, ten tikrai yra visko daug ir daugės ir mes esam tą metų laikę, kur vis dar turėsim, manau, visai įdomių naujienų jums. Tai ateikite, nėra nei brangu, nei nefaina, netgi priešingai gal. Ir yra švelnesnio papildomo turinio, negu tikrai taip. Žmonės kalba. Žmonės kalba. O šiam kartui tikriausiai būtų tiek. Ačiū. Iki kebra. Iki. Ei, kad ir kur. Gali būti, kad esi įstrigęs duše, ar kamštyje, ar kažkur kitur, kur negali išjungti mūsų laidos, vis dar tai ir nejung. Bagažinė. Nes norėtume padėkoti visos komandos vardu šiems žmonėms. Bardačiokui, Giedrai, Paulinai, Marijai Ledalbarijo, Oho. Mikui. Iš kažkokio serialo, ne? Gal, bet ne tos real, kur aš matęs jo. Mikui, kurį norėtume padovanoti Vilenai, Gargalinai. Vilena ir Gargalinas skamba kaip puikus multiko pavadinimas. Edvinui. Čia 2 girls in 1 cup. In one cup. Gargalinas. Edvinui 92 centams žemiausios E bemolio oktavos. Povilui liepė susimokėti? Jo, čia yra iš pokalbio Spartos bare su... Nice, maladėts. Ačiū tau, kad atėjai. Ačiū tau. Nemalėtų, nekrantų smėlėtų. Lukui linkėjimai, Šmirgeliui, Doviliai, Evelinai, Simonui, Ramūnui, Akviliai, Agniai, Aged Squirrel. Šmirgeliui beje ten turėjau. Šmirgelis? Man atrodo. Šmirgelis. O kaip aš sakiau? Šmirgelis. Šmirgelis, aš va toks kaimo žmogus. Šmirgeliui. Doviliai, Nojui, Robertui, Seniui, Seniauskui, Mechanikui, Šakaron, Makaroną, Mindaugui, Kristinai, Gyčiui, Sauliai, Artūrui, Austėjai, Ironijai, Picytė gal ten turėtų. Paštą p***ytė, ne? Ne, tai gal dar reikia itališkai. Picytė. Ironijai, picytei, kaip jau pati parašė, ar pats parašė, taip ir žinai. Regimantui, Mindaugui, Agniui, Ryžos katytės vergiai, esu nėščiai nuo Ošvio piktuoliai apeinam. Almantė, nežinau, ar... Gal šiaip apeinam. Gal apeinam, jo. Pasidoniai, pakasyk slieku į pažastį, Joriu iš stogais.lt, vėlgi noriu priminti, kad IQ kovas ilgainiui transformavosi iš padėkų reklamos į reklamą pagrindinėme epizode, tai norėtume visiems parekomenduoti šitai. Makufeliui, Vikončitai, Vytautui, Mantui, Medai, The Friendmaster. Okay. Doviliai, Nauri, kad į Londoną, išsiaiškinkit tarpusavį, Edvardui, The Real Rockstar, Margeriui, a.k.a. būsimam Žemaitijos Führeriui. Įdomu, bečą užnešė šį kartą, nemeluosi. Juratei, Mortai, Kompostui, Kompotui, Brazauskienės bufete. Čia mano klaida. Paukšteliui, Aivarasui, Ugniukiui,
gazuotiem šašlykam. Gazuoti yra. Yra, Deda su Vytautu, man atrodo, marinuoja kažką. čia rimtai yra toks Jo, dalykas kaip yra. gazuoti šašlykai. Ne, nu su gazirovkė užpila ir deda. Shut up and take my money. Kur galiu gauti ir noriu dar. Sigitui, Povilui, Sigitai, beje, aš matau, kad tu esi parašęs su kvadratiniam raidėm kažką, bet aš neskaitysiu jų. Povilui, Kristinai, Ice Wallow Ice Wallow Kami, Dominik didžiausiai faniai Eva, RB, Juditai, Richardai, bedarbiai Batono daktarui, Kubiliui Kaltam, Gobertui, mėgstamiausiam Chruščiovo kukurūzadui, kaip parašai taip ir gavai, Jurgitai, Nictui, ateiviai mane raukia atėjus vidurnakčiui. Vis dar. Įdomu. Įdomu, kad tie žmonės dažnai būna su tais private relay, emailais, tai Jie nenori, kad sužinotų. nenori kažkodėl, nenori. Kertu krūmus Radviliški. Kibernetiniai, čia, žinai, tokie. Jo, kibernetiniai, tai. Julijai, Lietui, Gediminui, Deimai, draugiai Gabrieliai, Silkių Magnatui 1, lauksime Silkių Magnatų 2, Antras kraujas. sugrįžimas. Martynai, Namų bosui, Benui, Kins Makarūri iš Saulėtos pietų, Bailytei, Dariui Aukštaičiui, Vytautai, Karolinai, Aušrinai, Ašnejustai, Markvaldui, Gretai, Audriui, Popiežiui, Tomui, Dėdį Tomui, Laimonui, Krapukui, Karoliui, Justinai, Reniui, Diletėliai, Gintarui, Artūrui, Gabrieliai, Tomui, Karoliui, Mėtai, Šiknai skilėtai. Paaugau. Čia jos monologas. Čia ten buvo Goda, čia Gabrielė yra. Indrei, Gedui, tėvo vamzdžiai. Oh, yeah. Didžiosiam raidėm. Kameliai, Kugelio skalsumui. Kur mano koinė? Tėvo diržui po tėvų susirinkimo. Tautvidui, Linai, Benasimo. Deimantai 3 kart valio. Kristupui, Tėtį Zaurui, Čiuko Drakulai, Dainiui. Nes buvo pavardė. Ble, aš pardaviau BTC po kem 5K, nu, žinau. Aš jau paseno liūdesys šitas. Jo, nesparink, žinau. Jo, jau Gali reikėjo. tikrai būti blogiau. Minlegui, Didui, Skibidui, Otilijai, Migliai, Tomui, Serbentinai, Biliai, Augustai, Špunpeliui, Garažui, Mykolui, Mėlynai raudonai, su karpa, Dieve dovanok. Netęsiu. Maladėts. Takumiai, Saimiai, Martynai, Rasai, Inesai, Tadai, bei Bonui, Kazakiniui, Vasė LDK 666, įdomu, Stipru. Dianai, Liolikui, Varučiui, Bezelbubo Kanopai, Taburetei, Silkiai be patalų. Čia kažkur yra Su magnatu. Su magnatu kažkoks ryšys. Kažkas susiję. Laurai, Anastasijai, Lukui, mano katinas suvalgė pelį ir daug emodžių, skistai pirdai po kaldrą. Man. Skauda jo šitas. Reikia keisti. Viską jau. Ir lova tikriausiai. Ir gyvenama vieta netgi keis priklauso nuo to, ar tai buvo kambarioko namai. Egliai, Haraldui, Skirmantui, Andriui, Kasparui, Anties Kulnui, Evaldui, Ernestai, Justinai, beveik bedarbiam Giedriui. Ilgai tu beveik bedarbis Giedriui, tai gerai laikais. Giniu išbytų, tifrutis situacijai. Sveiki sugrįžę. 3 alaus ir namo, visai kaip mums šiandien. Pažastų agronomui, Šūdo Gatoriau, sveikas Efka, Algimantui, Mantui, Osvaldui, Skuodo Gėdai, Andriu, čia tu, Gabijai, Mildai, Max Pieniui, Evelynai, Aušrai, paramedikiai Laurai, mokytojai Deimantai, Death by Snusnų, Simai, nuogam kaimynui Balkone, Margaritai, Jevai Noir, Davidui, vyro žmonai, Edmundui, Elenitui, Julekui, kooperatyvo Kardanui, Hail Sham Student, Kolūkio Šiferio sargui, nebe tik vagį turime, Emai, žemynai tarp kontinentiniam miško troliui, Martynui Gyslai, Burnikai. Nice. Eimantui, trikampiniam tėvo triusikams kliaustelėse su dryžiu, Dryžiu, Ringaudui, greitkeliui nuo Kiaušo iki Subinės. O žinojo, kad ten turėtų būti privatus kelias, o ne greitkelis. Bet Nerijui, Geniui, Erbiui... Privatus greitkelis galbūt. Gal mokama. Kilnojasi antakį labai intensyviai dabar aplink visas tą. Geniui, Erbiui, Tadui, Audriniui, Pauliui, Monmonžiui, Povilui Twitter, tiksliau Povilui X. Jo. Anksčiau žinomas kaip Povilui Twitter. Tai bus Povilas Blue Sky, man atrodo. Stebėkim situaciją. Upė The Cat, Atominiam sausainiui, Justinai, Aurai 420,
Ok, Daivai, paskutiniam Stalino šlapimui, Gintai Satan in a bathrobe. Šiaip stebėtinai dažnai šitą epizodą rašant, man galvoje sukasi būtent šitas Nikas Satan in a bathrobe, nežinau, kad... Ai, ne, Anus of Satanus dažnai sukasi. Tai šitas visą laiką sukasi. Atsiprašau. Davidui Agnuoliai skerdyklos sesutį labai laiku pataikiai, dingo šuo, kiek valandų? Valandų yra 22:55. Kestui, Akviliai, Agniai, Starkiui, Etmanui, Gestinai, Čiulpėdrai, Rukščia saldžiam padažui, Jesulevičiūtei. Ne pažadui? Pažadai, Rukščia saldžiam pažadui. Kiekvieną kartą užsiraunant to paties. Jesulevičiūtei, Jonui, Arnai, o taip pat padėkos yra siunčiamos ir jums. Nusivalius vėmalus po jūsų išklausytų epizodų, aš tik galiu prisidėti prie padėkų išreikštų ką tik Viliaus, bei tarti ačiū. Daugilieniai, Aistei, Lukui, Miškomiau, Vaidui, Poligonui, Urtei, Džino Vėžlio paleistiems barščiams, dydžiai nevykėliais paleistai nerf kulkai į Baumilo nugarą. What the fuck? Čia iš mamos apdovanojo. Bet čia labai svarbu, žinau. Dydžiai nevykėliais paleista nerf kulka į Baumilos nugarą yra lietuviškas atitikmuo kulkai į Donald J. Trumpo ausį. That's a statement. That's a statement. That's a statement. Ir mes Those were words. pagarsinti turėjom. Bohemai Ruoniui, Arūnui, Eimantei, Laureckiui, Migliai, Pauliui, Lechui, Adgarui, Udralakudrai, O ne Vakariui. Adgarui? Fuck that shit. Urtei. Paulas nededa žingsnį atgal, neverčia lapo atgal, yra tik pirmin. Focus, like a shark. Yes. Kam urtai, sorry. Only forward. G. Nepraustam Prūstui. Prost. Nepraustam Prūsui. Aurimui, Ledukytei, Andriolitai, Aksamatisks. Tetraedrui, Martynui, Marciui, Neringai, Oskarui, Vilniaus Basilisko mamai, Žygimantui, Duke Silver, Ofuskatoriui, Gedžiui, Neringai, Odoilui Kiečiausiam, Valerijai, Meškėnui ant ratų, Stalinui, Putino šiknoj, nei vienam, nei kitam, Šiknai. Viliaus stipriai neįvertintiems ūsams. Prašau, vertinami kiekvieną dieną. Ted Lasso man primena. Primsiu komplimentą iš tikrųjų. Gerai. Tai ir aš taip ir norėjau išreikšti. Ačiū. Tai va, ūsai jau yra vertinti. Taip. Baniui, Egliai, Marinai, Editai taip pačiai, Aurelijai, Penislovui Makštučiui, Arūnui, Radioaktyviai Dešreliai, Giedriai, Benediktai, Mindaugui, Gabrieliai, Aurimui, Eglimansui Dudimansui, DJ MTV, Arnui, Egliai, Monikai, Artūrui, Kiprui, Vogui Žmorui, Pašautai Varnai, Kestučiui, Žanui Baklai, Deivui Elfui, Mandaboškiai, kažkieno vaikų motinai, Kažkieno vaikų motinai. Martinui, Vėjūniai Vėjūnėliui, Linai, Žak fucking Valėjai, Vanagės Vanagui, Uošvienė Siaubui, Gabijai, Major Tom, Irmantui, Rasai, Vanago Vanagiai, Gabijai, Sandrai, Lašinėdrai, Kuba Librei su Molotovo prieskoniu, Smilgos žilam antakio plaukui, Rūteniui, Martynui, Viktorijai, Elenai, Justui, Skrepetai bedarbiam, Pijui, Ramui, Kuprotam Šiferio vagiui, Barškalui, Aivaro US update'ui, Aivaro US update'ui? Jo. Tai stylį, tai tiesiog update. Sneipui, Beždžiui, Raimundui, Aurelijai, Ugabugai, Sigitai, Dom, Artūrui, Blusiniai Pandai, Meduoliniam Grybukui, Kamtui Šikimai Aki, Justeliui, Mantui, Spungiai, Uknevičių Neponui, Arvydui, Meškai, Urtytei, Išplausim burną, tik ne Urtytei, čia žmogus taip pasidino, Savickaitei, Gabrieliai, Marijui, Kanapiniui, atsiprašau, Selvinai, Danger, Mirandai, Robertui, Salvijui, Donatui, Mantui, Atsuktuvui, Tomui, DFGZB, Renatai, Jolitai, Venskūnaitei, Kniaukiančiai katei prie spintos durų, Karolinai, šuo turi naujus namus, jei. Jau 2 metus jis turi naujus namus šiaip. Gal jau pasimiręs. Šventė kiekvieną dieną. Kiek jie nauji?
Virginijai, dėdei Gyčiui, cypiančiam klaviatūros džiaugsmui. Shiny, nors čia Shiny. 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 Ačiū, Aivari, ačiū. Ačiū ir Shiny. Ačiū, Shiny. Aš siekiu visus patenkinti. Arminai? Ar čia tu? Justinai, sigitas.pl, ačiū, perbėgau ir aš. Молодец. Donatai, Skirmantai, aš esu Egliai, Matui, Pankotui, Tomui, Phantom Ed, Martynui, Ugniai, Šmikio žydroms akims, Agentai Varputytei, Pauliui, Rimai, Justui, Vilmai, Daivai, su Tomu leidžiu Valentinkę, Aivaras nenorėjo. O, matai, žiūrėsim. čia Justai, žinai, Jo. apgailestauju turbūt, bet aš turiu porą. Kaip paslėpti Patreon e-mailą? Prižadėjau Pemzai alaus, tai kada alaus klaustukas? Atsiųsk e-mailą. Sturgeliui, Saidai, Deivui, Indrei Pramuštgalviui, Rimantui, Tomai, visiems gražių švenčių. Švenčiam dar. Man labai patinės visada pataikys į kažkurį šventę. Tiek, kiek šuo turi naujus namus, tai tiek su šventėmis. Lukui, kunigaikščiui Galingėdui, Rokui, Doviliai, Gretai, Juozapui, Super Mario, Partizanui, Bailiui Anonimui, Martynui, Mantui, Justui, Ryžo mamai Agniai, Diatlovo meškutėms, Mindaugui, Birutei, Neskleiskite erekcijų, Plūgo gazo rankinai, Rūtai Žalėjai, Evaldui, personaliam Jėzui, parduodu Opelas Kona, neskendus telefonas 1482, paskambykit, Košmarų kurui, Ugniai, Ovidijui, Ausies skausmui, Tadui, Pirk Mazdą, Ramuniui, Zabirkai, Daktarui Dėdei Meškai, Irmantui, Vieciniam, Mičigau, Lauro Lapui, Žydrūnui, Krapui tarp dantų, Sonatai, Behemoth on Lexapro, Baronas nuo vienas. Kaip skaityti literaliai. Baronas nuo vienas. Linui. Debiliukų saulytė nušvito. Brisiui, Pasaulio Bambai, Kamiliai, Aušriniai, Arminui, Nedui, Pauliui, Indrei, Lunchbox, Ignui, kvepiančiam močiutės diržui, tokių nebūna. Renatai. Ground control to Major Tom. Kyvir Vybir. Čia Kyvir Vybir turėtų būti. Karolinai, Peleidžiukams. Pirmam broliui Tomui. Ievai, Igniai, Rimantai, Andriui, komunikabiliam orangutangiukui. Молодец. Rasai, Žilvinui, Doviliai, eks, kurio negali pamiršti, Tomui, Mantui, Klipatai, Adomui, Meškavogiai, Agronomsui, bei taipogi šilkiniu balsu jūs pasitinka. Vis laukiu, kol pas mus bus tiesiog vien automobilių skelbimų. Kaip padarysim su autopliusu kažkokią partnerystę ir skaitysim. Na, pradėkim nuo neskendusių. Ir didžiausias padėkas paskutiniais mostais atmojuosime Giedriai, Better Dead Than Red, apsivožusiam krabui nekrabų saloje, Jurijui, Jut, Rezidentui, Domantui, Cicinų Ryčiui, Šiurpiai, Tyliai, Masono ložės valytojai, kurį ieško vyro ir darbo, 1482 paskambinkit jai. Proto Pemzos gerbėjai forever. Ever. Yeah, girlfriend. Queen. Yes. Giedriui, visam žmogui litrui. Daug tavęs. Davidui, Saint Ingrid, Aleksui, Džiugesėliui, Gailiai, Inai, Giedriui, Tadui, Gretai, Knygų drakoniai, Guželiui, Kažinėjai, Andreliui, Navickų džiaugsmai, Martynui, tėvui Bronislavui, Kaimelio klebonui, Dariui, Arnoldui, Pauliai, Ufonautui, Meškutei iš Šveicarijos, Eglinėliui, Vytautui, Povilui, Mykolui, Mediniam, Brigitai, Remigijui, Gaudžianamai laksto tėvai, laksto maži vaikai. Ačiū tau. Ainui, Justinui, Erikai, Burbalicious, nieko apie bičius. Okay. Čia tavo tiesiog Freudian slip kažkoks buvo? Ar? Ne, Burbalicious, o čia ne jos kažkokia pusė apie jos bičias sužinojo. Jo, tai vėliau turėtų būti. Bet gal jau tiesiog ištrinė šitą inkriminuojančią informaciją iš viešų šaltinių. Tomui, Vytautui, Giedriui, Eglėms, Doviliai, Aikukovoms, Agniai, Gertai, Lauritai, Daivai, Žemaičio Garlikiui, Domantui, Migliai, Ailang, Tomui, Justinui, Dariui, Johnny Bravo. Thank you very much. Visą Dalkanam, Martynui, Rolandui, Džiugui, Linui, Petrui Gražuliui iš Grakštų. Nope. No. Edvinui, Lukui, Dovidui, Rūtai, Robertui, Mariui, Viltei, kada gimtadieniui,
Videopunk Linui, Mantui, Tomui, Kraujospūdžiui, Henrikui, Lincei, Auritai, Kuzimierai. Jo, nes, jo, Paulai, kvėp, mėlynuoji, man atrodo. Politiniai braškiai, Karoliui, Eirimai, Skūri Pipin. Laimingai natai jau su Pemzos marškinėliais. Labai gerai. Labai gerai. Kunigundai, Marijui, Mikui, Analizų Indeliui, Almai, Nerijui, Mindaugui, Linui rasit po tiltu Katru klaustukas. Bet klaustukas. Klausutukas. Žodžiais parašytas. Nuo žodžio klauso, ne nuo klausia. Simonai, Gabrieliui, Irmantui, Editai, Brėkštančiai, Trydai. Visada grėsmingai. Tvyrančiai. Amžinasis pavojus. Kaip super ugnikalnis, niekada nežinai, kada išmuši tą valandą. Bad news. Tiksinti bomba. Tomui, Giedrai, Arvidui, Rokui, Pauliui, Melitai, Daktarytai, Astai, taigi iš Druskininkų, Nikštukų fabrikėliui, Bickai, neslaptam gerbėjų Rimui, Laurinui, Edvinui, Bartui, Maulesteriui, Tomo žmonai. Tai pala, ar Tomas ne su savo žmona taip išeina leidžia Valentino dieną? Čia kažką atskleidė, man atrodo. Palauk, tai kaip mes... Inadvertently. O leidžiais pasuko su Justu, saky. Nu, Tomas? Jo, Tomas su Justu leis. Birštone. O čia vat yra... O mes padėkojom Tomo žmonai. O čia bręsta kažkas iš tikrųjų. Žiedukui, Donatui, jūs gydot mano depresiją. Samantai, Koma in Roma. O, kaip tik važiuosi neužilgo, tai reikės. Noriu vaiko nuo Pemzos. Boberlover. Ritminėms jungtims. Šokite su šauktuku. Direktoriui. Juliui, kas į Kuršėnus. Kas į Kuršėnus? Beje, jaunesni žmonės nežino šitų. Taip, dėl to, kad mes ancient esame. Jo. Middle-aged men. Yeah, but still men. Šiferį, kurio net Landsbergis neėmė. Guodai su uo. Kada skolai, kulminaciniam taškui, pajudintam akmeniui. Kukų, pilna šikna lapukų. Išradinga, ta prasme. Toks, kur pas kažką ryškino, kas antros klasės yra tas užstrigęs galvoj. Nu, mes visi turim kokią nors tokią skanduotę, kuri... Su karpa. Jo. Bartininkų striokui, vamzdžiui. Ok. Pridaviau tarą vasario rėmimui turėjau. Jei. Dangerous bug. Simui, Rūtai. Kartais alkoholizmas gali būti gerai. Ir vasarą šiaip jau galo, tai skubėjo gerti. Dangerous bug. Simui, Rūtai, Tomui, Ksaverai, Viliui, Vilhelmui, Guljemui, Teliui. O, Viliui Teliui. Taip. Mano žmonai geriausiai. Taip. Ofkei, Geruliai, Lensui, Baudėjui, Arūnai, Erikai, Jaseliūnams. Karolinai, moderniajam Trebučetui, Julijai, Čekai, komisijos policariatui, Mantui, Amebai, Galimai, Česlovui Gaboliui, Aidui, Andriui, Kristinai, Pachmieliauskytei ir Samagono žirgui. Žiūrėčiau šitą filmą. Belzui. Čia Hayao Miyazaki filmas turėtų būti, ne? O, tik tu. Oi, kaip smagu būtų šitą. Lazankoms, nedėkokite per vėl. Landsbergių klanui tikrai nemeluoju. Egliai, Kiprui, Titėte, Augustai. Inai. Ką tu Augustą padarė? Kad visą laiką gauni šitą iš tavęs. Aš tiesiog TH pradedu skaityti ir norisi tą... Tėte, Augate. Andriui, Inai, galiniam Žigulio diferencialui. Rasai Monikai, Neringai, Boburui, KURVA, nesocdemiai. Anus of Satanus. Ar matosi vardas šito žmogaus? Žymants. Žymantai, ačiū tau už šitą posakį, kuris lydėjo mane vaikščiant po kambarį. Kažkaip susijęs su Arminu šitai. Nežinau kaip, bet kažkaip susiję. Bet svarbiausia, net ne kaip tekstas visą laiką išeina. Visą laiką tas... Ir visą laiką to tokiu, kaip vienuoliai sakytų. Jo, ceremoninį. Jo. Ligmai pavardę Balls. Lapkričiui, Kuzmiko, Pauliui, Edvardui, Takešė Pelės Narsoriai, Alui, viso galo diletantui, Fat Potato, Best Potato, Ingridukui, Elmukso mamai, Lurlintui, Martynai, Vytautui, Lukui, Marijai, Zakristijonui ir Vargonininkui. Duolaus. Iki malonaus. Nice. Laurai, Botono trupintojai, Justinai, taip tariamai Aistai Šmaistai, bato ūsams šlikščiam seniui, sužeistojo erelio kairiai žvairajai akiai, beveik teisingai perskaičiau, Gretai, kunigo lūpoms, dezoksiribonukleinai. Wow! Damn! Hell yeah. Aš gal treniravausi. Branda povilai. Ačiū.
Deivei Mildai, Šeškinės vakarėlių liūtui, Mykolai, Ernestui, Lagaminui, Vasariai, Bertai, Gretai, Thestin, Kefifi, Julijai, Artūrui. Fifi, kodėl? O nes pasastin. čia aidas gavosi. Julijai, Artūrui, sakiau šortus pasitaisyk niekada. Jau laikas sutvarkyti RSS Nordą. Tikrai taip. Ne, tikrai taip. Nėra ko. Kofi neturi šito, tai kam daryti? Skrusdelytai ir skrusdėdai. Marškinėlius gavau, tinka, ačiū. Prašom, labai gerai. Migliai, Ugniai, Jurgitai, Linutei, Donatui, Cannibal Ivy, Peleni, BL, Eamon Zeman, a.k.a. Rebel Neha, Dovikiai, Juliui, Vaits, Mildai Braškių pasilgusiai, Marinai, Nebui, Kontribi Išnarai, Raimondai, Lapės Ausiai, Nendrai, Iki G, Ramintai ir... Žinoma, kad. Lukui! Son! Ah, Ačiū. ačiū.